Labą dieną, aš esu Danguolė Morkūnienė, Valstybinės duomenų apsaugos direktoriaus pavaduotoja. Šiandien jūs Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pakvietė prisijungti į seminarą Teisė ir technologijos. Trumpai gal primenu, gal kas neturėjote laiko susipažinti su programa, seminaro metu išgirsti tris pranešimus. Kolegos iš viešojo ir privataus sektorių pasidalins įžvalgomis apie kibernetinio saugumo užtikrinimo problematiką, ką pastebime nagrinėdami asmens duomenų saugumo pažeidimus. Ir aišku, kaipgi kitaip šiandien, aišku, pakalbėsim ir apie dirbtinį intelektą. Gėris čia, o gal atvirkščiai nuo jo reikia bėgti kuo toliau ir neatsigrėžiant. Bet jūs suprantate turbūt, kad aš juokauju, tikrai tai nėra blogis. Po pranešimų apie 11:30 mūsų lauks įdomi diskusija. Manyčiau, kad gyvas pokalbis visada leidžia aiškiau mums pajausti, kad ne mums vieniems ar jums vieniems kyla klausimai ir abejonės dėl tam tikrų teisės aktų reikalavimų, ar kaip elgtis konkrečioje situacijoje, kad išvengtum tų pavojų, kuriuos jau kiti pramynė tuos takus ir gal jau yra tos patirties geros, kaip galime pasidalinti tuo. Tai šiandien viskas tikrai yra apie tai, kaip to blogio, tai yra įvairių rizikų išvengti ir veikti tokiu būdu, kad technologijos visgi tarnautų mums, o ne mes joms. Tai sakydama, gal norėčiau pabrėžti, kad teisės aktų reikalavimai, mes suprantame, kad turi būti vykdomi ne todėl, kad jų nevykdymas galėtų užtraukti kažkokias neigiamas pasiekmes, o todėl, kad tik skaidrus, mano nuomonė, saugus ir etiškas duomenų tvarkymas kelia pasitikėjimą. Atitinkamai valstybė ir verslas gali plėtoti paslaugas, kuriomis bus naudojamasi, o ne tai, ką pasiūlyti valstybei, bet mes tuo nepasitikime ir vengiame ir nenaudojame. Žinot, prieš renginį paieškojau įdomios statistikos apie dirbtinį intelektą, visgi apie tai visi kalbame ir buvau maloniai šiek tiek nustebinta. Forbes atlikto tyrimo 24 metais duomenimis, nors daugiau net 75% vartotojų nerimauja dėl dirbtinio intelekto skleidžiamos klaidingos informacijos, tačiau nepaisant tokio susirūpinimo, visgi 65% vartotojų pasitiki įmonėmis, kurios naudoja dirbtinio intelekto technologijas. Tai man atrodo, kad daugiau nei akivaizdu, kad tai rodo, kad kai įmonės atsakingai ir skaidriai naudoja dirbtinį intelektą, jos gali išlaikyti vartotojų pasitikėjimą ir netgi išnaudoti potencialą klientų patirčiai gerinti, ko mes visi turbūt bendrai siekiame. Nors, nepaisant to, ne vakar, turbūt prieš savaitę, taip LRT paskelbė naujieną, kad Europos transliuotojų sąjungos EBU paskelbtas tarptautinis tyrimas rodo, kad dirbtinio intelekto asistentai paprastai klaidingai interpretuoja naujienų turinį. Nepriklausomai nuo vartojamos kalbos ar teritorijos. Klausytojai žinutė buvo tokia, kad beveik pusė dirbtinio intelekto pateikto turinio yra neteisingas. Nežinau, turbūt mes matome, kad tie skeletai pradeda iš spintų kristi ir ne viskas yra taip gražu, bet turbūt tai neturi mūsų atbaidyti nuo gerų dalykų. Ir tie geri dalykai, tai aš manyčiau, kad tai ir yra bendromis jėgomis. Mes galime pasiūlyti papildomas naudas, papildomas paslaugas ir prie to tikrai prisidėtų ne tik privatus sektorius, bet ir viešasis. Tai prieš pradėdama žodį tikrai noriu padėkoti visiems klausytojams, kurie atsiuntė iš anksto mums rūpimus klausimus. Juos, kaip ir žadėjome, perdavėme pranešėjams. Pranešimų metu galėsite išgirsti jums aktualų atsakymą. Ir paskutinis mano akcentas įžangoje, tai norėčiau pareklamuoti kelias Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos iniciatyvas. Viena jų - BDAR sėkmės istorija. Turbūt ne vieną žinote, kad jau trečius metus inspekcija skatina organizacijas ir asmenis pastebėti kitų, ir žinoma savo pačių iš tikrųjų puikiai atliktus darbus asmens duomenų apsaugos srityje. Aš tai norėčiau, kad visgi mes didžiuotumėmės jais ir apie tai kalbėtumėme. Tai nuoširdžiai laukiame jūsų nominacijų. Esame taip patgi paskelbę ir trumpų vaizdo filmų konkursą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos svetainėje, kur jeigu jums iš tiesų daugiau nei 18 ir tikrai galėtų būti daugiau net nei 80, bet turite idėjų, esate energingas ir turime kuo pasidžiaugti, tai tikrai laukiame ir jūsų trumpų vaizdo filmų.
Plačiau informaciją galite rasti mūsų interneto svetainėje naujienose pirmame puslapyje. Tai ačiū labai, tokia ta trumpa mano įžanga. Na, o dabar kviečiu pranešimui Nacionalinio kibernetinio saugumo centro kibernetinio atsparumo vystymo departamento atitikties kontrolės skyriaus informacinių ir ryšių technologijų saugumo specialistę Jūratę Trečiokaitę. Ji kalbės apie kibernetinio saugumo įstatymo naujoves. Tai prašau, Jūrate, žodis jums. Ačiū labai, tai dar kartelį labas rytas visiems. Kaip kolegė iš valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos minėjo, esu Jūratė Trečiokaitė, atstovauju šiame renginyje Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą ir šiandien pristatysiu praktinius patarimus susijusius su kibernetinio saugumo įstatymu. Nemaža dalis prezentacijos apims, kokią pagalbą NKS gali suteikti subjektams, taip pat bus aptarti pagrindiniai kibernetinio saugumo reikalavimai. Ir tada galime pereiti prie sekančios skaidrės. Tai kokie vis dėlto tie pagrindiniai teisės aktai yra, kurie yra taikomi kibernetinio saugumo subjektams. Tai yra pagrindinis kibernetinio saugumo įstatymas, kur apibrėžtos NKS teisės ir pareigos, taip pat kibernetinio saugumo subjektų teisės ir pareigos. Tada sekantis pagal svarbumą yra kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, kuriame jau nustatyti detalūs reikalavimai, kuriuos turės kibernetinio saugumo subjektai įgyvendinti per 12 ir 24 mėnesius nuo patekimo į registrą. Taip pat nacionalinis kibernetinių incidentų valdymo planas, kuriame apibrėžtos pagrindinės nuostatos susijusios su kibernetinių incidentų valdymu ir tvarkymu. Taip pat yra papildomi teisės aktai, toks kaip valstybės informacinių išteklių įstatymas, kur apibrėžta, kaip turėtų būti tvarkomi ir valdomi valstybės informaciniai ištekliai ir kibernetinio saugumo mokymų tvarkos aprašas, kurioje yra apibrėžta, kaip turėtų būti kibernetinio saugumo subjekto vadovo mokymai organizuojami, taip pat kibernetinio saugumo vadovų ir saugos įgaliotinių bei kibernetinio saugumo auditą atliekančių auditorių, kibernetinio saugumo mokymų vykdymo tvarka. Ir tada sekantis skaidrė pas mus būtų apie kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus. Tai jie iš principo skirstomi į dvi kategorijas, į organizacinius ir techninius. Tai pagrindiniai organizaciniai reikalavimai būtų, kad kibernetinio saugumo subjektas turi pasiskirti atsakingus asmenys, tai yra saugos įgaliotinius ir arba kibernetinio saugumo vadovą, taip pat administratorius atsakingus už tai tvarkingą ir teisingą tinklų ir informacinių sistemų valdymą ir tvarkymą. Taip pat reikalinga įsisteigti saugumo operacijų centrą, parengti ir patvirtinti kibernetinės saugos politikos dokumentus ir pateikti jų patvirtinimo duomenis ICSIS, tai patvirtinimo datą, numerį. Taip pat atlikti rizikos vertinimą, parengti ir patvirtinti rizikos vertinimo ataskaitą, rizikos valdymo planą, išbandyti veiklos tęstinumo valdymo planą, atlikti atitikties kibernetinio saugumo įstatymui, kibernetinio saugumo reikalavimų aprašui ir politikos dokumentams vertinimą, parengti vertinimo ataskaitą ir tuo pačiu, jeigu nustatyta netikčių, parengti ir netikčių valdymo planą. Atsiprašau, čia kažkaip skaidrės nusimušė, tai pratęstim apie taikomus reikalavimus. Taip pat, kas yra svarbu, kad kas 3 metus kibernetinio saugumo subjektai turi atlikti nepriklausomą auditą, nepriklausomų auditorių. Ir be abejo, labai svarbu kasmet šviestis kibernetinio saugumo klausimais, tai dalyvauti mūsų organizuojamuose ir teikiamuose kibernetinės higienos mokymuose ir parengti organizuotų mokymų ataskaitą. Ir be abejo, techniniai reikalavimai, tai vieni pagrindinių yra susijęs su žurnaliniu įrašų valdymui, kas yra labai svarbu, jeigu nutiko incidentas, kad galima būtų atsekti, kaip jisai nutiko, dėl ko jisai nutiko, kad būtų išsaugoti visi reikalingi duomenys. Taip pat labai svarbu valdyti fizinę ir loginę prieigą prie informacinių sistemų, kriptografijos be abejo naudojimas, atsarginių kopijų valdymas ir saugojimas.
ir be abejo tinklų ir informacinių sistemų saugaus valdymo reikalavimai. Ir tada dar labai svarbu, teisės aktuose yra apibrėžtos pagrindinės pareigybės. Tai viena pagrindinių pareigybių yra kibernetinio saugumo subjekto vadovas, kurio pagrindinė funkcija yra paskirti kibernetinio saugumo vadovą ir arba saugos įgaliotinį, taip pat patvirtinti kibernetinio saugumo politiką ir ją įgyvendinamuosius dokumentus ir be abejo nerečiau kaip kartą per 2 metus nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo nustatyta tvarka išklausyti kibernetinio saugumo mokymus ir be abejo užtikrinti, kad organizacijos darbuotojai irgi nuolat šviestųsi kibernetinio saugumo srityje. Tuomet sekanti pareigybė, nemažiau svarbi, yra kibernetinio saugumo vadovas, saugos įgaliotinis, kuris iš principo atsakingas už saugą organizacijoje, kaip ją teisingai vykdyti, kad organizacija būtų saugi ir atspari kibernetiniams incidentams. Tai viena pagrindinių kaip ir tokių reikalavimų, tai yra atitikti valstybės tarnybos įstatymo keliamus reikalavimus dėl nepriekaištingos reputacijos. Taip pat turėti ne mažiau kaip 2 metų patirtį kibernetinio saugumo srityje arba turėti patvirtinamą kvalifikaciją arba praeiti mokymus ir būti išlaikius kibernetinio saugumo vadovo įstatymą. Čia turbūt svarbu paminėti, kad kibernetinio saugumo vadovas ir arba saugos įgaliotinis turi turėti vieną iš šitų 3 įvardintų, nėra būtina turėti visų 3. Ir be abejo, kibernetinio saugumo vadovo ir arba saugos įgaliotinio funkcijos yra apibrėžtos kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo 19 punkte. Kokios yra funkcijos, tai pavyzdžiui, viena iš funkcijų yra organizuoti kibernetinio saugumo politikos dokumentų parengimą ir be abejo tame pačiame apraše nurodyti yra ir tam tikri ribojimai. Pagrindinis ribojimas yra, kad kibernetinio saugumo vadovas ir arba saugos įgaliotinis negali atlikti administratoriaus funkcijos. Tai jis turėtų užtikrinti saugą, o administratorius jau turėtų valdyti IT ūkį. Tai ir tada pereikim prie administratoriaus funkcijų. Tai iš principo pagrindinė funkcija yra atlikti tinklų ir informacinių sistemų priežiūrą techninę ir be abejo diegti saugumo priemonės, kurias nurodo kibernetinio saugumo vadovas, saugos įgaliotinis ir valdyti prieigas. Ir apie pačią laiko juostą, kaip vis dėlto išsidėsto reikalavimų įgyvendinimas, kokios yra svarbios datos. Tai jau viena yra įvykusi data, tai šiais metais balandžio 17 dieną kibernetinio saugumo subjektai buvo įtraukti į registrą. Šiandien dienai turime apie 1400 kibernetinio saugumo subjektų. Iki 26 metų balandžio 17 dienos kibernetinio saugumo subjektai privalo atitikti organizacinius kibernetinio saugumo reikalavimus ir po šios datos, po 26 balandžio 17 dienos, NKS jau turi teisę atlikti dalinį kibernetinio saugumo subjektų atitikties patikrinimą, tai yra patikrinti, kaip organizacija įgyvendina organizacinius reikalavimus. Ir tuomet sekanti data, tai jau eina susijusi su techninių reikalavimų įgyvendinimu, tai techninius reikalavimus kibernetinio saugumo subjektai turi įgyvendinti iki 2027 metų balandžio 17 dienos. Ir po šios datos jau NKS turi teisę atlikti pilną kibernetinio saugumo subjekto atitikties patikrinimą, tai yra patikrinti, kaip subjektas įgyvendina organizacinius reikalavimus, pavyzdžiui, ar jisai yra pasirengęs kibernetinio saugumo politikos dokumentus ir kaip įgyvendina techninius reikalavimus, tai pavyzdžiui, ar yra susitvarkęs prieigas, slaptažodžių politikas ir kitus techninius reikalavimus. Ir NKS ne tik tikrins, bet ir teiks paramą kibernetinio saugumo subjektams. Tai viena pagrindinių turbūt paramų, tai yra mūsų mokymų platforma, kur iš principo kibernetinės higienos darbe mokymai atitinka kibernetinio saugumo aprašo reikalavimų nuostatą susijusią, kad visi darbuotojai turėtų praeiti kibernetinės higienos mokymus, tai NKS sudaro tam sąlygas.
Taip pat nuostata susijusi, kad kibernetinio saugumo organizacijų vadovai turėtų kas 2 metus praeiti mokymus, tai vėlgi yra sudarytos sąlygos praeiti ir be abejo informacijos saugumo vadovo kursas skirtas padidinti kibernetinio saugumo vadovo pasiūlą per 8 valandas išklausius kursus ir gavus tai atitinkantį pažymėjimą. Be abejo yra ir papildančių kursų, saugumo operacijų centro analitiko kursas, kur suteikia pagrindinės žinias, kaip vykdyti saugumo operacijų centro funkcijas ir be abejo įvadas į kibernetinių incidentų tyrimus, kaip teisingai tirti, kokius įrodymus rinkti, kaip juos saugoti. Sekanti mūsų pagalba, tai pagalba galima rasti NKS puslapį, tai įvairių rekomendacijų, pavyzdžiui, rekomendacijos šiemet išleistos yra susijusios su rekomendacijų kasmetiniam rizikų vertinimui, taip pat rekomendacijos dėl trečiųjų šalių valdymo, kaip jas valdyti, kad užtikrinti saugumą. Skiltyje aktualu galima rasti naujausius teisės aktus, aktualiausius, surašytus ir susijusius su kibernetiniu saugumu. Ir be abejo skiltis kontaktai, kur galima pasiskambinti trumpuoju numeriu, pasikonsultuoti aktualiais klausimais, galima parašyti. Jeigu registro klausimais, tai registras@nks.lt, pavyzdžiui, ar aš esu įtrauktas kibernetinio saugumo subjektų registrą, ar aš esu esminis subjektas, ar aš esu svarbus subjektas. Taip pat galima pasikonsultuoti kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo klausimais, tai atitiktis@nks.lt. Be abejo, turim ir dažniausiai užduodamus klausimus kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimu. Tai reiktų pasispausti ant šito raktuko kibernetinio saugumo įstatymas, norint pasiekti tuos dukus. Dar viena NKS priemonė, tai yra kibernetinio saugumo informacinė sistema, kur iš principo galima gauti nemažai pagalbos ir informacijos. Tai KSIS iš principo leidžia subjektams tarpusavį bendrautis, dalintis patirtimi. Taip pat galima naudotis nemokamais sandboxais, gauti informaciją apie nutekintus duomenis pagal pateiktus domenus, gauti incidentų pranešimus pagal domenus ir IP. Ir be abejo galima užsakyti pažeidžiamumo skanavimo paslaugas arba dalyvauti PhishEX pratybose. Ir be abejo, NKS taip pat planuoja dar papildomą paramą kibernetinio saugumo subjektais. Tai šiemet planuojama subjektams pateikti rizikos valdymo metodiką. Ją aptarsiu, kaip jinai atrodys vėlesnėse skaidrėse. Taip pat praeitą savaitę buvo jau pateikti politikos dokumentų šablonai. Reikėtų pažymėti, kad jie yra rekomendacinio pobūdžio. Ir subjektas turėtų atstatyti pagal savo veiklą, pagal savo poreikį. Tai tikrai ne visos nuostatos yra privalomos šiuose šablonuose įvardintos. Pilkuose laukuose reikėtų pasikeisti informaciją pagal savo poreikius ir realią situaciją. Ir dar šiek tiek apie kibernetinio saugumo politikos dokumentus. Tai kas yra naujo, kad nebėra pareigos derinti su mumis šios dokumentus, jūs juos turėsit pasirengti ir teikti jų tvirtinimo duomenis į KSIS sistemą. Taip pat suteikiam galimybę pasinaudoti dokumentų šablonais, juos taipogi rasite KSIS sistemoje. Ir jeigu ateinam vis dėlto jūsų patikrinti, tai dokumentus reikėtų pateikti per 5 darbo dienas į KSIS sistemą. Ir dar šiek tiek apie pagrindinius kibernetinio saugumo reikalavimus, tai apie rizikos vertinimą. Tai kas yra svarbu, kad rizikos vertinimas turėtų būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per metus, įvykus esminiams kibernetinio saugumo pokyčiams, taip pat įvykus dideliam kibernetiniam incidentui. Taip pat yra svarbu pateikti rizikos vertinimo dokumentų duomenis, rizikos vertinimo ataskaitą, rizikos valdymo planą KSIS per 5 darbo dienas nuo dokumentų patvirtinimo ir be abejo apibendrintus duomenis. Kokios vis dėlto grėsmės buvo identifikuotos, kokia jų tikimybė ir poveikis veiklai, koks keliamas rizikos lygis
ir jeigu keliamas aukštas arba vidutinis rizikos lygis, kokios valdymo priemonės vis dėlto pritaikytos yra. Ir ką dar svarbu akcentuoti, kad rizikos vertinimo ataskaitos ir rizikos valdymo planai turėtų būti saugomi ne mažiau kaip 3 metus. Tai yra, jeigu jūs šiemet, pavyzdžiui, padarėte rizikos vertinimą, jį turėtumėte saugoti dar 3 metus, kad jeigu NKS ateitų patikrinti, jūs galėtumėte pateikti šios duomenys. Ir apie rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą, tai ką iš tikrųjų turėtų apimti rizikos valdymo planas, tai numatytas priemonės, taip pat paskirtus reikalingus išteklius priemonių įgyvendinimui, tai turėtų būti nurodyti žmogiškieji ištekliai, tai yra asmenys, kurie būtų atsakingi už priemonių įgyvendinimą. Ir be abejo priemonių įgyvendinimo terminus, tai kada planuojama įgyvendinti konkrečią priemonę. Ir kokių išteklių jai reiks. Taip pat svarbu, kad rizikos valdymo planas būtų periodiškai atnaujinamas, nurodant priemonių įgyvendinimo statusą. Tai arba, pavyzdžiui, pavyko priemonę įgyvendinti, arba nepavyko, arba ko trūksta, kad priemonė būtų įgyvendinta iki numatomo termino. Ir kas tokia kaip bendroji geroji praktika, kad numatytų priemonių įgyvendinimo laikotarpis neturėtų viršyti 1 metų. Ir šiek tiek dar pakalbėsiu apie kibernetinio saugumo rizikų vertinimo metodiką, kuri bus pateikta šių metų gale. Tai joje bus dokumentų šablonai, turtų kategorijų, grėsmių ir spragų registravimui, taip pat pavyzdiniai grėsmių ir spragų sąrašai, valdymo priemonių sąrašai pagal kibernetinio saugumo reikalavimų aprašą, ISO standartą, CIS-18 reikalavimus. Taip pat rizikų registro forma bus pateikta, pildymo pavyzdys ir aišku mokomoji medžiaga, kad jums būtų kuo lengviau ir kuo paprasčiau pasidaryti rizikų vertinimą. Ir dar šiek tiek apie atitikties vertinimą savideklaraciją, tai vis dėlto, kokie tie yra įsipareigojimai, tai visi kibernetinio saugumo subjektai nerečiau kaip kartą per metus turi atlikti atitikties vertinimą. Taip pat privaloma yra parengti ir tvirtinti atitikties vertinimo ataskaitą, patvirtinus ir parengus atitikties vertinimo ataskaitas. Jeigu buvo nustatyta neatitikčių, tai jas svarbu šalinti ir dėl to rengti ir tvirtinti neatitikčių šalinimo planus bei vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę. Ir NKS patikrinimo metu prašys per 5 darbo dienas pateikti vertinimo ir neatitikčių šalinimo plano kopijas XIS. Esminiai kibernetinio saugumo subjektai privalės kasmet dar ir užsipildyti savideklaracijos klausimynus XIS-e. Tai tie klausimynai bus pateikti kitais metais. Šiemet jie yra rengiami vis dar. Kalbant apie išorinį kibernetinio saugumo auditą, tai nerečiau kaip kas kartą per 3 metus kibernetinio saugumo subjektai turi atlikti kibernetinio saugumo auditą, tiksliau jį nusipirkti, įsigyti. Jį turi atlikti nepriklausomi sertifikuoti auditoriai pagal NKS patvirtintą kibernetinio saugumo atlikimo metodiką, o auditoriai turi atitikti NKS mokymų tvarkoje nustatytus reikalavimus. Ir be abejo vėlgi ta pati tvarka, kad jeigu mes ateiname jūsų patikrinti, tai per 5 darbo dienas reikės pateikti audito ataskaitos kopiją į XIS. Ir kaip atrodys pati kibernetinio saugumo audito metodika, pagal kurią jums išoriniai tiekėjai turės atlikti auditą. Tai visų pirma bus apibrėžti reikalavimai auditoriams, apibrėžtas nepriklausomumo, nešališkumo, nepriekaištingos reputacijos reikalavimas, auditorių kibernetinio saugumo subjektų teisės ir pareigos, taip pat pasirengimas kibernetinio saugumo audito atlikimui, apibrėžti reikalavimai, kaip turėtų būti sudaromas audito planas, kokie yra vis dėlto audito tikslai, apimties nustatymai, reikalingi ištekliai auditui atlikti.
Taip pat bus informacijos, įrodymų ir duomenų reikalingų audito atlikimo įrinkimo skyrius, kuriame bus nustatyta audito atlikimo eiga, kaip turėtų būti atliekamas, nurodyti informacijos surinkimo būdai, taip pat nurodyti audito vertinimo kriterijai, pateikti vertinimo kriterijai, kaip nustatyti kibernetinio saugumo subjektų reikalavimų įgyvendinimo lygį. Be abejo, reikalavimai taip pat audito išvadų rengimui, kaip turėtų būti rengiamos audito išvados, taip pat kibernetinio saugumo ataskaitos rengimo reikalavimai, kas turėtų įeiti į ataskaitą, bent jau minimum. Ir be abejo bus vienas priedas, kur bus pateikiami minimalūs reikalavimai, kurie turi būti vertinti audito metu. Ir dar šiek tiek papildomai dėl atitikties vertinimo, tai atitikties vertinimą gali atlikti iš principo kibernetinio saugumo vadovas, saugos įgaliotinis arba darbuotojas kažkoks turintis kompetenciją, arba galima šią paslaugą ir nusipirkti iš trečiosios šalies. Taip pat atitikties auditas turėtų apimti kibernetinio saugumo įstatymo, kibernetinio saugumo reikalavimų aprašą ir kibernetinio saugumo subjekto politikos dokumentų apibrėžtų reikalavimų įgyvendinimą, ar aprašytos nuostatos yra iš tikrųjų vykdomos de facto. Kiekvienas kibernetinio saugumo subjektas galės atlikti kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo atitikties vertinimą AXIS sistemoje arba atlikti atitikties vertinimą ir atlikdami atitikties vertinimą kibernetinio saugumo subjektas galės vadovautis NKS patvirtinta audito atlikimo metodika. Ir prieš pristatymą buvo pateiktas keletas klausimų, kurių atsakymus norėčiau garsinti. Tai visų pirmas klausimas, ar rekomendacijos pateiktos NKS puslapyje gali būti taikomos kaip privalomi kriterijai pirkimo sąlygose. Tai iš principo visos rekomendacijos, kurios yra nurodytos NKS puslapyje, yra neprivalomos ir neturi teisinės galios, jos skirtos tiesiog subjektui pasišviesti, pasižiūrėti, pasinaudoti tą gerąją praktiką, kuri yra surašyta rekomendacijose. Ir sekantis tuomet klausimas, kokiu mastu infrastruktūros statusas, ypatingos svarbos ar esminė lemia techninių ir organizacinių priemonių apimtį. Tai jeigu teisingai supratome klausimą, tai kibernetinio saugumo subjektai yra skirstomi į dvi kategorijas, tai yra į esminius ir svarbius, ir pagal šį skirstimą yra nustatoma techninių reikalavimų apimtis kibernetinio saugumo reikalavimų apraše. O organizacinių reikalavimų apimtis nesiskiria, tiek esminiai, tiek svarbus subjektai turi pasitvirtinti kibernetinio saugumo politikos dokumentus, juos pasirengti ir įgyvendinti aprašytas nuostatas. Ir dar vienas klausimas buvo, kaip teisingai pasirinkti kibernetinio saugumo paslaugų specializuotą įmonę, į ką reikia atkreipti dėmesį, sudarant sutartį. Tai vadovaujantis kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo 33 punktų, kibernetinio saugumo subjektas turi apibrėžti tiekėjų atrankos kriterijus ir pagal savo apsibrėžtus kriterijus atitinkamai juos atrinkti. Tai yra, kas svarbu jums kaip subjektui turėtų būti identifikuota, renkantis tam tikrą tiekėją. Ir taip pat svarbu paminėti, kad priklausomai nuo pirkimo apimties, tiekėjas turėtų atitikti kibernetinio saugumo reikalavimų aprašą. O į ką atkreipti dėmesį sudarant sutartį, tai iš principo yra kibernetinio saugumo reikalavimų apraše 34 punkte įvardinti punktai, kurie turėtų būti traukti į sutartį ir be abejo vėlgi pagal subjektą, kas jam svarbu, tai irgi turbūt turėtų būti įtraukta į sutartį. Papildomi reikalavimai, pavyzdžiui, numatyti politikoje. Tai iš mano pusės būtų tiek. Ačiū visiems už dėmesį. Tikiuosi buvo naudingas pristatymas ir toliau norėčiau perduoti žodį kolegijai iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Miglei Žukauskaitei, kuri pristatys temą pavadinimu Asmens duomenų saugumo pažeidimų tendencijos. Ačiū labai, sveiki visi. Kaip ir kolegė minėjo, tai esu Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Laima Žukauskaitė.
Na ir pristatysiu Jums šiandien temą apie asmens duomenų saugumo pažeidimo tendencijos, kurios įprastai vyrauja Lietuvoje. Tad šio pranešimo apžvelgsiu 25 metų inspekcijos gautus pranešimus apie įvykusius ADSP, tai yra asmens duomenų saugumo pažeidimus. Na ir struktūrizuotai aptarsiu statistinius duomenis, taip pat pateiksiu pastebėjimus apie vyraujančią problematiką. Na ir žinoma, pateiksiu gerosios praktikos pavyzdžių, kurie padės jums, kaip organizacijų atstovams, ne tik tinkamai valdyti įvykusius ADSP, bet ir padės jų išvengti. Kalbant apie asmens duomenų saugumo pažeidimų tendencijas, svarbu apžvelgti ir statistiką. Tad šiais metais iki spalio 30 dienos buvo gauta 185 pranešimai apie įvykusius ADSP. Lietuvoje buvo paveikti 327 139 duomenų subjektai, o per šį laikotarpį, vertinant ADSP įvykusius dėl kibernetinių incidentų, būtent šie ADSP sudarė 28% visų per tą patį laikotarpį įvykusio ADSP. Plačiau aptariant pranešimus, kurie įvyko dėl kibernetinių incidentų, inspekcijoje buvo gauti 9 pranešimai apie ADSP, kurių metu įvyko duomenų užšifravimo ir išpirkos reikalavimo atakos, kurios pasireiškia ne tik duomenų užšifravimu, bet ir piktavalių reikalaujant išpirkos už duomenų dešifravimą bei pateikiant grasinančius pranešimus, kad negavus išpirkos, eksfiltruoti asmens duomenys bus paskelbti tamsiajame internete. Taip pat inspekcija buvo gautas 21 pranešimas apie ADSP, kurių metu buvo neteisėtai gautos prieigos prie IT sistemų. Taip pat 15 kibernetinių incidentų įvyko dėl socialinės inžinerijos ir duomenų viliojimo metodais paremtų atakų. Siekiant šių atakų tikslas yra siekiant gauti duomenis, siekiant aiškiais būdais ir visiems priimtinais išgauti iš jūsų prisijungimo duomenis. Taip pat noriu pastebėti svarbų dalyką, kad inspekcija vis daugiau gauna pranešimų dėl įvykusių kibernetinių incidentų, kurių metu piktavaliams išnaudojus socialinės inžinerijos metodais paremtas atakas yra perimami prisijungimo duomenis, įskaitant ir pateikiant papildomą autentifikatorių. Pavyzdžiui, telefone iššokančiame pranešime subjektas suveda tą antrąjį autentifikatorių, kaip, pavyzdžiui, slaptažodį, kurį jau žino, ir taip piktavalis atlieka autentifikavimą ir pasiekia IT sistemas. Taip pat buvo gauti 3 ADSP, kuriuose nurodyta, kad kibernetinis incidentas įvyko dėl prisijungimo duomenų užpildymo ir brute force atakų, kurių metu piktavaliai pasinaudoja nutekėjusius prisijungimo duomenimis ar atspėjus prisijungimo duomenis prisijungė prie svetainėse esančių vartotojų paskyrų. Na ir po 2 ADSP gavome dėl SQL injekcijos ir sistemų veiklos sutrikdymo. Kalbant apie žmogiškasias klaidas, tai šiais metais gauti pranešimai tai sudarė 58%, na, o likę 14% įvyko dėl kitų priežasčių. Pagal ADSP pobūdį Lietuvoje statistiškai vyrauja konfidencialumo pažeidimai, kurių procentinė išraiška per šiuos metus sudarė net 83% visų atvejų, 6% atvejų sudarė vientisumo pažeidimai, 10% atvejų prieinamumo pažeidimai. Na ir 1% atvejų, tai kai incidentas nebuvo laikomas ADSP, tokie atvejai pasireiškia, kai inspekcija įvertinusi gautus pranešimus nustatė, kad ADSP įvyko dėl situacijos, kai buvo gauta prieiga prie duomenų, pagal BDR tie duomenys nėra laikomi asmens duomenimis, tai yra mirusio asmens duomenys. Na ir pažeidus saugumo priemonę, tačiau konkrečių nagrinėjimo atveju prieiga prie asmens duomenų nebuvo gauta. Kalbant apie sritis, subjektus, kurie pateikia pranešimus apie ADSP, tai 51% duomenų ADSP pranešėjų buvo viešieji juridiniai asmenys, 47% tai buvo privatus juridiniai asmenys, na ir 2% pranešimų buvo gauti iš elektroninių ryšių paslaugų ar tinklų tiekėjų.
Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad 25 metais 79% duomenų valdytojų apie įvykusią EDSP pranešė ne vėliau kaip per 72 valandas, tačiau visgi 21% pranešė vėliau kaip per 72 valandas, o išanalizavus EDSP pranešimus, kurie pateikti vėliau negu per 72 valandas nuo sužinojimo apie EDSP momento, pastebime, kad duomenų valdytojai dažnai nenurodo vėlavimo priežasčių, kaip to reikalauja BDR. Tad jei teikiate pranešimus vėliau negu per 72 valandas nuo sužinojimo momentų, nurodykite ir vėlavimo priežastis. Taip pat, kalbant apie 25 metais inspekcijos taikytas poveikio priemonės, inspekcija duomenų valdytojams, kurie iki vykstant EDSP nesiėmė tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skyrė 4 baudas, kurių bendra suma yra 21 029 eurai. Taip pat inspekcijai įvertinusi gautus pranešimus apie EDSP ir nustačiusi, kad yra netinkamai užtikrinamas duomenų subjektų asmens duomenų saugumas, teikia 4 nurodymus duomenų valdytojams arba duomenų tvarkytojams ir teikia 14 rekomendacijų, kurios padės užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų BDR reikalavimus. Kaip jau minėjau anksčiau, šiais metais iš visų gautų EDSP pranešimų 58% įvyko dėl žmogiškosios klaidos. Šie EDSP įvyksta dažniausiai dėl žmogaus padaromų veiksmų, kurie pasireiškia neapdairumu, nežinojimu, kad veiksmai gali sukelti EDSP, taip pat dėl veiksmų, nuo kurių įprastai apsaugoti negali taikomos techninės ir organizacinės priemonės. Pavyzdžiui, pašto adresų įrašymas į kopiją, o ne į nematomą kopiją, dokumentų su asmens duomenimis siuntimas netinkamiems adresatams ar netinkamai nuasmeninto dokumento paviešinimas. Atsižvelgiant į tai, kad EDSP įvyksta dėl žmogiškosios klaidos, išlieka dažniausiai priežastimi, noriu atkreipti dėmesį, kad darbuotojų mokymai ir darbuotojų supažindinimas su kylančiomis atsakomybėmis yra svarbios priemonės minimalizuojant žmogiškąsias klaidas. Taip pat efektyvi priemonė yra 4 akių principo įgyvendinimas, kai dokumentus su asmens duomenimis peržiūri ne mažiau kaip 2 asmenys. Taip pat šio principo įgyvendinimui gali būti taikomas siunčiamų laiškų ir jų priedų filtravimas, kai prieš siunčiant laiškus automatiškai yra įvertinama, ar siunčiamuose laiškuose ir jų prieduose nėra asmens duomenų ir kito. Siekdami išvengti EDSP dėl žmogiškosios klaidos, kai asmens duomenys per klaidą yra išsiunčiami netinkamiems adresatams, duomenų valdytojai organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis gali užtikrinti, kad siunčiami failai su asmens duomenimis būtų užšifruoti ir apsaugoti slaptažodžiu. Slaptažodį siunčiant kitų komunikacijos kanalų arba jis gali būti iš anksto sutartas su gavėju. Taip pat pašto programinėje įrangoje galite naudoti gavėjų grupių klasifikatorius. Ši priemonė padės užtikrinti, kad paštu siunčiami priedai ar kita informacija su asmens duomenimis bus prieinama tik tiems gavėjams, kurie turi teisę susipažinti su šia informacija. Tai yra padės užtikrinti siunčiamos informacijos saugumą pagal pritaikytas saugumo politikas. Pavyzdžiui, siunčiant dokumentus išorės gavėjams, dokumentai gali būti siunčiami tik šifruoti ir apsaugoti slaptažodį. Kitu būdu dokumentų išsiųsti nėra galimybės. Nors EDSP įvykę dėl kibernetinio incidento sudaro tik 28% iš visų 25 metais gautų pranešimų, tačiau šių EDSP metu buvo paveikti net 85% duomenų subjektų duomenų. Todėl būtent kibernetiniai incidentai duomenų valdytojams sukelia didelę žalą, pasireiškiančią finansiniais nuostoliais, žala reputacijai, asmens duomenų ar kitų konfidencialios informacijos praradimu ar kita. Įvertinus šiais metais gautus pranešimus dėl įvykusių kibernetinių incidentų, pastebime, kad dažniausiai pasitaikančios priežastis, dėl kurių įvyko kibernetiniai incidentai, yra nepakankamai apmokytas personalas, kadangi net 15 pranešimų buvo gauta dėl išnaudotų socialinės inžinerijos metodais paremtų atakų. Taip pat dažnai IT sistemos, kuriuose yra saugomi specialių kategorijų asmens duomenys ar kiti asmens duomenys, yra pasiekiamos jungiantis iš išorės, taip pat nėra taikomas kelių veiksnių autentifikavimas ar IP filtravimas.
yra pasitaikę, kaip piktavaliai išnaudoja jau žinomus pažeidžiamumus, kadangi buvo naudojama nebepalaikoma arba neatnaujinta programinė įranga, taip pat buvo naudojami netinkami sistemų ir programinių įrangų nustatymai. Piktavaliai ir toliau naudojasi viešoje erdvėje, ramdamais prisijungimo duomenimis, taip pat dažnai bando atspėti prisijungimo slaptažodžius, pasitaiko atveju, kai piktavaliams tai padaryti pavyksta, kadangi naudojami slaptažodžiai nėra pakankamai stiprus ir kompleksiški, arba vienodi slaptažodžiai yra naudojami skirtingoms paskyroms. Tad siūlau kelis sprendimus, kurie padės sumažinti kibernetinių incidentų riziką, naudojant minimales investicijas. Tai pirmiausia, siūlau reguliariai daryti turimos programinės įrangos ir operacinių sistemų atnaujinimus, o nustačius, kad naudojama versija turi žinomus pažeidžiamumus, atnaujinimą būtina daryti nedelsiant, kadangi tokiais atvejais programinės įrangos ir operacinės sistemos dažnai būna neatnaujinamos ilgą laiką, o piktavaliams tai puikia proga pasinaudoti viešai žinomais jų pažeidžiamumais. Taip pat svarbu užtikrinti, kad prieiga prie IT sistemų būtų galima tik patvirtintiems naudotojams, įskaitant ir IP filtravimo taikymą, o administratoriaus teisės turi būti suteikiamas tik ribotam naudotojų skaičiui, o darbas administratoriaus teisėms turi būti ribojamas, o leidžiamas tik tada, kai tai yra būtina funkcijoms atlikti. Taip pat turi būti vengiama naudoti bendras paskyras, o jei tai yra būtina, užtikrinti, kad bendrų paskyrų naudotojai turėtų vienodas teisės ir pareigas. Trečias siūlymas būtų, kad prisijungimas prie IT sistemų, ypač administratoriaus teisės turintiems prisijungimas, būtų naudojama kelių veiksnių autentifikacija, kadangi daugeliu atveju nustatoma, kad jei būtų naudojamas kelių veiksnių autentifikacijos, asmens duomenų saugumo pažeidimai nebūtų apskritai įvykę. Taip pat duomenų valdytojai turi užtikrinti, kad prisijungimo slaptažodžiai būtų saugus ir kompleksiški, tai yra prisijungimo slaptažodžiai turi būti sudaryti iš ne mažiau nei 10 ženklų, o administratorių slaptažodžiai iš 15 ženklų, įskaitant, jie turi būti sudaryti iš raidės, iš didžiosios raidės, iš skaičių ir iš specialių simbolių. Taip pat slaptažodžiai turi būti naudojami skirtingi visoms sistemoms ar paskyroms, ir turi būti užtikrinama, kad slaptažodžiai būtų keičiami ne rečiau nei kartą per 6 mėnesius, neleidžiant naudotojui pasirinkti prieš tai naudotų slaptažodžių. O siekiant apsisaugoti nuo slaptažodžio parinkimo atakų, turi būti užtikrinamas ribotas prisijungimų bandymas. Pavyzdžiui, 3 kartus įvedus neteisingą slaptažodį, naudotojui būtų uždrausta kurį laiką bandyti prisijungti. Taip piktavaliui būtų suteikiama galimybė biškį pailsėti. Na ir galiausiai yra pastebima, kad dažnai būtent darbuotojai yra pažeidžiamiausia grandis, todėl turi būti skiriamas ypatingas dėmesys siekiant apsisaugoti nuo socialinės inžinerijos metodais paremtų atakų, kadangi darbuotojai žinantys kibernetinės grėsmės gali ženkliai sumažinti kibernetinių incidentų skaičių. Todėl svarbu nerečiau kaip kartą į metus organizuoti darbuotojams mokymus kibernetinio saugumo temomis. Taip pat siūlau reguliariai atlikti įvairias simulacijas paremtas socialinės inžinerijos metodais. Šiuo metu tai yra labai populiarios phishingo simulacijos, kadangi šių simulacijų pagalba jūs sužinosite darbuotojų atsparumą socialinės inžinerijos metodais paremtoms atakoms lygį ir sumažinsite tikimybę, kad darbuotojai gavę kenksmingą elektroninį laišką ar kitą pranešimą patikliai spaus ant visų įtartinų nuorodų ar atidarinės kenksmingus prisegtukus. Taip pat papildomai noriu paminėti, kad siekiant išvengti kibernetinių incidentų, didelį vaidmenį atlieka ir reguliaraus įsiskverbimo testo atlikimas, kurie būtent ir padeda nustatyti sistemos pažeidžiamumo vietas ir laiku jas ištaisyti, kol to nepadarė piktavaliai. 25 metais 14% DSP įvyko dėl kitų priežasčių ir tokie DSP įvyksta dėl to, kad prieš paleidžiant atnaujintas sistemas ar atlikus programavimo darbus nebuvo atlikti testavimai, ar sistema ar programinė įranga veikia tinkamai. Kitaip tariant, įvairūs IT sistemų trukdžiai įvyksta dėl IT sistemų klaidų ir taip gali būti arba sistema neveikia tinkamai, pažeidžiamas jos prieinamumas, ar yra atskleidžiami asmens duomenys tam, kam nereikėtų.
Taip pat dažnai pasitaiko, kad DSP įvyksta, kai IT sistemose be teisėto pagrindo yra peržiūrimi asmens duomenys. Tai yra, kai darbuotojai dažnai dėl asmeninių priežasčių sistemose nori pasitikrinti informaciją apie kitus asmenis, kai tai nėra susijęs su vykdomomis funkcijomis. Siekiant apsisaugoti nuo DSP vykstančių dėl kitų priežasčių, turi būti patvirtintos duomenų tvarkymo taisyklės, kuriuose būtų aiškiai nustatyti asmens duomenų tvarkymo reikalavimai ir atsakomybės už šių reikalavimų nevykdymą. Taip pat visi darbuotojai su šiomis taisyklėmis turi būti supažindinti pasirašytinai. Taip pat svarbu, kad prieš atliekant svarbių sistemų atnaujinimą, pirmiausia, tai būtų daroma testinėje aplinkoje ir tik įsitikinus, kad atnaujinimas veikia tinkamai, jis turi būti įdiegiamas į darbinę aplinką. Taip pat atlikus sistemos pakeitimus, įskaitant ir programavimo darbus prieš paleidžiant sistemą, naudojimui turi būti atliktas sistemos testavimas, kuris padėtų nustatyti, ar sistema veikia tinkamai ir ar galima ją paleisti viešam naudojimui. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad inspekcija vertindama 25 metais gautus DSP pranešimus pastebi, kad duomenų valdytojai skiria per mažai dėmesio į tai, ar jų duomenų tvarkytojai, tvarkydami asmens duomenis, įgyvendina tinkamas techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų saugumas. Taip pat duomenų valdytojai pasitelkę duomenų tvarkytojus nebereikalauja, kad duomenų tvarkytojui, kuris tvarkys asmens duomenis, būtų taikomas toks pats saugumo lygis, kaip ir duomenų valdytojai. Kitaip tariant, kad tos pačios techninės ir organizacinės priemonės, kurias taiko duomenų valdytojas, turi būti taikomas ir duomenų tvarkytojui. Pavyzdžiui, jei duomenų valdytojas turi užtikrinti, kad piktavaliui įsilaužus į IT sistemas, kuriuose saugomi asmens duomenys, jis negalėtų jų ištrinti ar sugadinti, konkrečiai žurnalinių įrašų, tai toks reikalavimas turi būti užtikrintas ir duomenų tvarkytojo, kadangi tiek duomenų valdytojo, tiek duomenų tvarkytojo sistemose tų žurnalinių įrašų saugojimas prisidėtų ir padėtų nustatyti piktavalinio veiksmus ir priežastis, dėl kurių piktavaliui pavyko įsilaužti į sistemas. Taip pat vis dar pastebima, kad duomenų tvarkytojai nepakankamai rūpinasi duomenų valdytojų asmens duomenimis ir vis dar mano, kad už asmens duomenų saugumą yra atsakingas tik duomenų valdytojas. Tačiau BDR 32 straipsnio pirmoje dalyje yra tvirtintas reikalavimas, kad tiek duomenų valdytojas, tiek duomenų tvarkytojas turi įgyvendinti tinkamas techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas pavojo atitinkančio lygio saugumas. Todėl imtis tinkamų priemonių turi tiek duomenų valdytojas, tiek ir duomenų tvarkytojas. O už šio reikalavimo nesilaikymą gali būti taikoma atsakomybė tiek duomenų valdytojui, tiek ir tvarkytojui. Na ir kalbant apie sprendimus, vis dar pastebime, kad duomenų valdytojai nėra pasirašę sutarčių, įskaitant ir asmens duomenų tvarkymo susitarimo, kuriuose būtų nurodomi reikalavimai duomenų tvarkytojams, taip pat būtų nurodytos konkrečios techninės organizacinės priemonės, kurios padėtų užtikrinti tinkamą asmens duomenų saugumo lygį. Todėl siūlau prieš pasitelkiant duomenų tvarkytojus su jais pasirašyti sutartis ar kitus dokumentus, kuriuose būtų nustatyta prievolė duomenų tvarkytojui užtikrinti, kad asmens duomenų apsaugui būtų taikomas tinkamas techninės ir organizacinės priemonės. Taip pat pastebime, kad duomenų valdytojai iki to momento, kai vyksta incidentas, nevertina, ar duomenų tvarkytojas įgyvendina sutartyse ar kitose dokumentuose nurodytų techninių ir organizacinių priemonių tinkamumą, kurios būtent ir padėtų užtikrinti tinkamą asmens duomenų saugumo lygį. Todėl reguliariai turi būti atliekami duomenų tvarkytojo auditai, kurių metu duomenų valdytojas galėtų įsitikinti, kad duomenų tvarkytojas laikosi sutartyje ir kitose dokumentuose suliktų reikalavimų. Na ir pasitaiko atveju, kai duomenų tvarkytojai neleidžia duomenų valdytojui atlikti auditų, siekiant apsisaugoti duomenų valdytojams nuo tokių atvejų, abiejų šalių pasirašomoje sutartyje ar kitose dokumentuose numatyti teisę, kad duomenų valdytojas atliks reguliarius auditus, o duomenų tvarkytojui kylančią pareigą sudaryti tokio audito atlikimui sąlygas.
Jei jau taip nutinka, kad vyksta DSP, duomenų valdytojui kyla atsakomybė imtis reikiamų veiksmų. Tad pirmiausia, įvykus incidentui būtina nedelsiant nustatyti, ar dėl įvykusio incidento buvo paveikti asmens duomenys, taip pat ar atvejis yra laikomas ADSP. Inspekcija šių metų rugsėjo 10 dieną savo svetainėje yra paskelbusi atvejų, kurie nėra laikomi ADSP apibendrinimą, kurio tikslas padėti jums geriau suprasti atvejus, kuriems įvykus jie nėra laikomi ADSP ir apie juos pranešti inspekcijai nereikia. Tad jei kyla abejonių, ar atvejis laikytinas ADSP, prieš teikiant pranešimus inspekcijai peržiūrėkite, ar jūsų situacija nepatenka į apibendrinime nurodytus atvejus. Tačiau visgi jei nustatote, kad asmens duomenys buvo paveikti ir atvejis yra laikomas ADSP, tuomet incidento kaip asmens duomenų saugumo pažeidimo valdymo procesas turi būti vykdomas vadovaujantis BDR nuostatomis. Viena iš esminių duomenų valdytojo pareigų įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui yra įvertinti kilusio ar galinčio kilti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms mastą. Duomenų valdytojui atlikus pavojaus vertinimą bus lengviau imtis veiksmingų priemonių pažeidimui sustabdyti ir pašalinti. Taip pat tai padės nustatyti, ar apie pažeidimą būtina pranešti inspekcijai ir duomenų subjektams. Duomenų valdytojui nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimą, dėl kurio gali kilti pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, per 72 valandas nuo sužinojimo momento turi būti informuota inspekcija. Pranešime turi būti nurodyta bent BDR 33 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija. Taip pat rekomenduojame teikiant pranešimą apie įvykusią DSP užpildyti inspekcijos patvirtintą ir rekomenduojamą pranešimo formą, kurią galite rasti inspekcijos interneto svetainėje. Šioje formoje yra nurodoma, kokią reikiamą informaciją apie įvykusią DSP turite pateikti inspekcijai. Taip pat yra užtikrinama, kad inspekcija visą reikiamą informaciją gaus iš karto ir galės taikyti ar teikti nurodymus nedelsiant jum ir taip sumažinti kylantį pavojų dėl įvykusio ADSP. Na, o duomenų valdytojui nustačius, kad dėl įvykusio ADSP gali kilti didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, nepagristai nedelsiant turi pranešti apie įvykusią asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektams. Taip pat dažnai pasitaiko, kai duomenų valdytojas sužinojęs apie ADSP, duomenų subjektus nedelsiant informuoja telefoninio pokalbio metu. Inspekcija vertina, kad duomenų subjekto informavimas apie įvykusią ADSP telefono pokalbio metu nėra laikytinas pažeidžiančių BDR nuostatas, o tam tikrais atvejais būtent telefono pokalbio metu asmuo gali greičiau gauti reikalingą informaciją, tačiau papildomas informavimas teikiamas raštu užtikrina, kad duomenų subjektas turėtų galimybę dar kartą, bet kuriuo metu susipažinti su įvykusiu ADSP ir jo aplinkybėmis. Ir jei reikia imtis atitinkamų veiksmų, siekiant apsisaugoti nuo neigiamų pažeidimo pasekmių. Na ir pabaigai dėkoju už jūsų dėmesį ir tuo pačiu kviečiu ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės vyresnėje patarėja Ernestą Vagonienę pristatyti savo pranešimą. Sveiki visi. Iš tikrųjų dėkoju už galimybę būti čia ir kalbėti garsiai apie tai, kas šiandieną yra aktualu ir paminėjo ir dirbtinio intelekto aktą, nes tai yra labai svarbu. Ir mano šiandienos tikslas yra pakalbėti apie tas raudonas linijas, kurias ir brėžia dirbtinio intelekto aktas. Kalbant apie patį dirbtinio intelekto aktą, tai turbūt reikia pažymėti, kad tai yra pirmasis toks teisės aktas pasaulyje, kuris taip reglamentuoja dirbtinio intelekto naudojimą. Koks tikslas to dirbtinio intelekto akto? Tai yra iš tikrųjų pirmiausia užtikrinti aukšto lygio sveikatos, saugumo, pagrindinių teisių apsaugą nuo galimo žalingo DI sistemų poveikio. Tačiau reikia nepamiršti ir to, kad tai yra skatinama į žmogų orientuoto ir patikimo DI vystymą. Tai yra senoji Europa visą laiką ėjo ta kryptimi, kad human first, tai yra pirmiausia žmogus, jo teisės. Ir iš tikrųjų mes stebime ir pasaulinės tendencijas, kad labai visi žiūri, kas vyksta Europoje ir tas Briuselio efektas bus ar nebus. Tai netgi ir paskutinėmis žiniomis jau Kalifornijos valstija savo
nacionalinėje teisėje taip pat pradėjo reguliuoti bendrosios paskirties dirbtinio intelekto modelius. Tai yra tuos didžiuosius modelius ir nustatyti yra tam tikri skaidrumo įpareigojimai, rizikos vertinimas, taip pat sisteminės rizikos vertinimas. Tai yra labai panašu tai, kas šiuo metu jau galioja Europos Sąjunga, kur yra Europos komisija priėmusi tam tikrą kodeksą praktikos kodeksą dėl šitų bendrosios paskirties modelių. Tai žiūrėsime, kaip vyks viskas toliau, bet tikrai mus stebi, pro padidinamąjį stiklą žiūri, kaip mums sekasi. Tai mano tikslas, kaip ir minėjau, šiandien pakalbėti apie tas raudonas linijas, nes vis tik žinojimas tai yra svarbiausia vertybė, norint laikytis tų teisės aktų, todėl kad apie patį aktą turbūt galėčiau kalbėti visą dieną, tačiau labai norisi akcentuoti tai, kas Europos komisijos nuomonė yra laikoma draudžiama praktika dirbtinio intelekto kontekste. Tai yra 8 tokie punktai ir aš apie juos pakalbėsiu atskirai apie kiekvieną, pateiksiu tam tikrų pavyzdžių, iš tikrųjų, kad būtų galima susidaryti tam tikrą vaizdą, apie ką mes čia kalbame, tačiau nėra turbūt tokio teisės akto, kuris neturėtų tam tikrų išimčių. Tai dirbtinio intelekto aktas pirmiausia tikrai netaikomas toms sritims, kurios yra susijusios su nacionaliniu saugumu, gynyba, kariniais tikslais, taip pat tam tikrais teisminiais bendradarbiavimais su trečiosiomis šalimis, ten įsijungia jau kiti teisės aktai. Taip pat, kas yra labai svarbu, nepatenka ir moksliniai tyrimai bei plėtra, todėl kad dirbtinio intelekto aktas sako, kad mes reguliuojam, prižiūrim tai, kas jau yra pradėta naudoti rinkoje arba jau yra naudojama, o visas eksperimentavimas, prototipų kūrimo ir taip toliau nepatenka į DI akto reguliavimo sritį. Tai taip pat asmeninė neprofesinė veikla, tai jeigu žmogus asmeniškai, tarkim, pasistatęs kažkokią kamerą namuose ar nestebi, kokie žmonės įeina, išeina iš jo teritoriją, tai taip pat nėra laikytina tam tikra praktika, DI praktika, kuri galėtų būti draudžiama arba kažkaip kitaip prižiūrima. Na ir tam tikros nemokamos ir atviro kodo arba tos open source licenzijos, tačiau vėlgi reikia atkreipti dėmesį, kad jeigu jų paskirtis yra priskiriama prie didelės rizikos DI sistemo arba prie draudžiamų praktikų, tai taip pat negalėtų būti naudojama. Labai svarbu dar prieš tai noriu akcentuoti, kad dažnu atveju, kad jeigu mes matome, kad apibrėžimas tam tikros draudžiamos praktikos nepilnai yra įgyvendinamas, yra netenkinamas vienas ar kitas kriterijus, tai dažnu atveju jis automatiškai patenka prie didelės rizikos DI sistemų, kam ir galioja DI akto nuostatas. Nes yra toks mitas, kad DI aktas reguliuoja apskritai visą dirbtinį intelektą. Tai taip tikrai nėra, visas fokusas yra dedamas į didelės rizikos DI sistemas. Tai manau, galime pradėti kalbėti apie pirmosius 2 punktus susijusius su draudžiama DI praktika. Ir iš pavadinimo galima suprasti, kad manipuliavimas ir apgaulė jau tiesiogiai siejasi su kažkokia piktavališka veikla, noru pakenkti. Tai pirmoji dalis susijusi būtent su pasąmonę veikiančiais metodais, kurių žmogus, asmuo negali suvokti, bet tai iškreipia jo elgesį ir tas iškreiptas elgesys padaro jam didelę žalą. Tai kaip matome, yra kelios dalis to punkto, kad jį būtų galima įgyvendinti. Pirmiausia, kas yra tie pasąmonę veikiantis metodai. Jų yra iš tikrųjų ne vienas ir ne 2. Galiu paminėti tokius kaip vaizdinės pasąmoninės žinutės, garsinės pasąmoninės žinutės, kur siunčiami tam tikri vaizdai, kur akis kaip ir mato, bet sąmonė negali jo užfiksuoti, bet taip iškreipiama žmogaus elgesys, kad jis priimtų kitokį, negu jis galėtų priimti sprendimą. Taip pat gali būti netgi žemiau regos ar klausos slenksčio esantis vaizdiniai ir garsiniai signalai, kurių net akis nespėja pamatyti arba ausis išgirsti, tačiau tai taip pat daro įtaką žmonių sprendimams. Na ir turbūt vienas iš tokių gal populiaresnių irgi yra manipuliavimas laiko suvokimu, nes tai sukelia tam tikrą priklausomybę, įtraukimą, nekantrumą, kas vėlgi skatina žmogų elgtis netinkamai. Kalbant apie pačius apgaulės metodus, tai kaip ir pavadinimas sako, tai juo yra siekiama jau tų blogų tikslų. Pavyzdžiui, tarkim, DI robotas, kuris apsimeta tavo giminaičių ar tavo draugų, naudodamas sintetinį balsą ir tu tiesiog negali atskirti ir dėl to yra sukčiaujama, yra išviliojamas didelės pinigų sumas ir žmogus patiria didelę žalą.
Taip pat labai svarbu kalbėti apie tą elgesio iškreipimą, ką reiškia iškreipti elgesį. Tai yra tai, kad buvo suformuojama arba tam tikra nuomonė, arba kažkoks įsitikinimas, kuris nebūtų žmogus priėmęs ar ne tokio pasirinkimo laisva valia, jeigu ta DI sistema nebūtų sumanipuliavusi. Ir čia iš tikrųjų Europos komisija to įkvėpimo sėmėsi iš nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos, nes ir ten yra apibrėžta, kas yra draudžiama, pavyzdžiui, įvairi nesąžininga, klaidinanti, agresyvi komercinė praktika, tai vėlgi labai daug aliuzijų yra ir šitą direktyvą. Kalbant apie pačią žalą, tai žala gali būti labai įvairi ir čia suprantama labai plačiai, tai gali būti tiek fizinė žala, psichologinė, finansinė, emocinė, ekonominė, kokia tik tai nori, bet labai svarbus tas slengstis didelės žalos. Tai yra, kada tą žalą mes laikome, kad yra didelė žala, ar ne? Ir čia iš tikrųjų jau įsijungia tai, kad kiekvienu atveju būtų reikalaujama nagrinėti kiekvieną atvejį individualiai, atskirai ir stebėti, tai koks yra tos žalos padarinių sunkumas, kaupiamasis poveikis, intensyvumas, jos mastas, trukmė, grįžtamumas ir panašiai. Kalbant apie antrąją dalį, apie žalingą pažeidžiamumo išnaudojimą, tai yra labai siejasi su pirma dalim, tai yra praktiškai apie tą patį manipuliavimą ir apgaulę, bet jau einama per tam tikrus pažeidžiamus asmenis ir jų grupės. Ir čia yra išskiriamos tokios 3 pagrindinės dimensijos, tai yra amžiaus kriterijus, negalia ir konkreti socialinė arba ekonominė padėtis. Tai amžius be abejo yra vaikai, iki 18 metų, nes mes suprantam, kad jie dar negeba kritiškai mąstyti, juos yra lengviau paveikti, jie, pavyzdžiui, tarkim, netgi žaidimus žaisdami, jie labiau įsitraukia, didesnę priklausomybę vysto ar ne, ir taip pat stokoja savikontrolės ir tiesiog linkę siekti greitesnio tokio pasitenkinimo ir jais manipuliuoti, jos apgauti yra žymiai lengviau. Tokia pati situacija yra ir su senyvo amžiaus žmonėms, kurių gebėjimai, tiek kognityviniai, emociniai jau yra taip pat riboti ir dažniausiai tikrai būna, kad tiesiog dabar žmonės, bet tikrai ir dirbtinio intelekto pagalba naudojami įrankiai apgauna juos, išvilioja pinigus, dėl to yra patiriama ir finansinė žala, nes kartais žmonės praranda visą gyvenimo santaupas, taip pat sukelia tam tikrą psichologinę žalą. Na, kalbant apie negalią, tai vėlgi čia yra kalbama plačiaja prasme, jinai gali apimti tiek fizinę, tiek psichinį intelektą ir panašiai, nes tiems žmonėms ir taip jau yra sunku integruotis ir dalyvauti sėkmingai visuomenės gyvenime. Ir paskutinioji dalis tai yra konkreti socialinė arba ekonominė padėtis, vėlgi tie žmonės, kurie konkrečiu gyvenimo momentu atsiduria tam tikroje, tarkim, ekonominėje padėtyje, tai yra nedarbas, gali būti ir laikinas nedarbas, arba ilgalaikis nedarbas, arba, tarkim, migrantas, ar ne, tavo tokia yra pabėgėlio statusas, vėlgi tave priverčia atsistoti tokioje pozicijoje, kai tu esi labai pažeidžiamas ir esi netoks gal kritiškai mąstantis ir tave paveikti ir apgauti, naudojant tokias DI manipuliavimo sistemas yra žymiai lengviau. Taigi, apibendrinant, kuo skiriasi tas pirmas ir antras, iš principo yra apie tą patį, tik antra dalis yra daugiau akcentuojama į būtent tam tikrų pažeidžiamų žmonių prigimtį. Tęsiant, trečioji dalis yra susijusi su socialiniu reitingavimu. Tai vėlgi, tai yra tam tikri kriterijai, kad jie būtų užtikrinti, kad tas turi būti įtvirtinti, ar ne? Pirmiausia, tai yra fiziniai asmenys, yra vertinami arba klasifikuojami pagal jų socialinį elgesį arba asmeninius bruožus. Ir taip nustatomos tam tikras socialinis reitingas, kuris vėliau gali nulemti arba lemia žalingą, nepalankų elgesį. Kur čia yra svarbus akcentas? Tai pirmiausia yra fizinis asmuo. Jeigu mes kalbam apie juridinių asmenų reitingavimą tam tikrais aspektais, čia šita dalis nepatenka ir jinai nelaikoma kaip draudžiama praktika. Taip pat labai svarbu suprasti, kad čia yra akcentas dedamas tuo, kad tie duomenys apie asmenį, tie asmeniniai duomenys yra naudojami iš nesusijusio socialinio konteksto. Tai yra labai svarbu įvertinti, kokiu tikslu tu kuri tą socialinį reitingą. Pavyzdžiui, labai dažnas ir dabar naudojamas finansinių institucijų yra kreditingumo reitingas, ar ne? Ten pagal finansinius teisės aktus yra konkrečiai nustatyta. Tokiais duomenimis remiantis, tu gali vertinti žmogaus kreditingumo lygį. Ir po to, nuo to jau aišku yra tam tikros pasiekmes tam žmogui. Arba, pavyzdžiui, yra telematikos sistema, kurioje yra
fiksuojami žmogaus kaip vairuotojo duomenys ir matoma, kad tas žmogus jis labai neatsargiai vairuoja, jis turi daug kelių eismo pažeidimų, padaręs daug eismo pažeidimų, greitį virš ir panašiai, tai jam, pavyzdžiui, draudiminė įmoka už, tarkim, draudimą, už mašinos draudimą ar civilinį gali padidėti, nes tai yra susijęs socialinis kontekstas. Bet jeigu tu staiga pradedi lyginti visiškai nesusijusius dalykus ir naudoji tokius duomenis, kurie nesusiję, pavyzdžiui, su tuo kontekstu, tarkim, tavo žmonos ar vyro pilietybė, arba tautybė, etninė rasė, interneto ryšys galiausiai, arba koks nors automobilio markė, kuri tikrai gal neturi visiškai nieko bendro su tuo, dėl ko tu tyri, arba tiesiog darai šitą reitingavimą. Sekantis punktas, sekanti draudžiama praktika yra susijusi su nusikalstamos veikos vertinimu. Tai yra, kad tokios sistemos, kuriuose tik profiliavimu arba tam tikrais asmenybės bruožais ir savybės yra vertinama, kad konkretus asmuo, tarsi vertinama rizika, ar konkretus asmuo įvykdys nusikalstamą veiką. Ir čia yra labai svarbu suprasti, kad tai galioja tik tuo atveju, jeigu yra tik profiliavimas. Tai yra tik tai profiliavimas ir nėra jokio žmogaus įsikišimo, tai tokios sistemos jos yra draudžiamas, nes iš tikrųjų jos dažniausiai apmokamos tam tikrais istoriniais duomenimis, kuriuose yra šališkumų. Ir tarkim, gal kažkokios rasės ar ne žmogus linkęs daugiau nusikalsti ir jeigu tu automatiškai esi tos rasės ar tos pilietybės ir taip toliau, tave gali tiesiog visiškai nesusijusio konteksto priskirti kaip dideliai rizikai, kad tu padarysi nusikaltimą. Tai tas yra labai svarbu, kad jeigu yra žmogaus atliekamas papildomas vertinimas, kuris yra pagristas objektyviais ir patikrinamais faktais susijusius su ta nusikalstama veika, tuomet gali būti naudojama kaip papildomas įrankis. Taip pat reikėtų išskirti, kad tarkim lokalizuotas ar geoerdvinis prognozavimas nepatenka į draudiminę sritį. Kodėl? Todėl, kad mes nekalbam apie tam tikrą fizinį asmenį ir jo, tarkim, profiliavimą arba prognozavimą, nes tikrai labai dažnai gal net ir mitas yra, bet visų miestų, didžiųjų miestų ar ne rajonas, kuris yra nusikalstamumo lygis, kuriame rajone, dažniausiai, tarkim, stoties rajone, ar ne, tai tarkim, tokios prognozijos, kurios padeda policijos pareigūnams vertinti savo pajėgumus, kur ką prižiūrėti, tai jis nepatenka į šitą draudžiamą sritį. Taip pat juridinio asmenų vertinimas, vėlgi, nes aš kaip sakau, čia viskas dažniausiai sukosi apie fizinį asmenį. Ir galiausiai administracinių nusižengimų prognozės, tai čia yra labai svarbu tas pobūdis to nusikaltimo, to pažeidimo, ar ne, tai yra to pažeidimo pobūdis, ar tai yra nusikalstama veika, ar vis tik ne, nes jeigu tai yra tik administraciniai nusižengimai, tai vėlgi tokios tam tikros prognozės nepatenka į šitą draudžiamą praktiką. Sekanti draudžiama praktika pagal Europos komisijos išaiškinimą, tai yra netikslinis veido atvaizdų rinkimas. Čia yra svarbus 3 niuansai, tai yra netikslingai renkami veido atvaizdai, jie renkami iš interneto ir vaizdo stebėjimo kamerų. Ir kokiu tikslu jie yra renkami, tai yra, kad yra kuriamas arba plėtojamas veido atpažinimo duomenų bazės. Tai pirmiausia, turbūt reikėtų skirti dėmesį, kas yra tas netikslingai. Tai tas netikslingai reikia suprasti, kad be jokių kriterijų, be jokių kažkokių išankstinių nusistatymų, kokius aš duomenis rinksiu, tiesiog siurbiu iš interneto viską, kas yra susiję, tarkim, su tuo veidu, yra veidas, žmogus veidas ir visa aplinkui susijusi informacija ir aš viską keliu duomenų bazę. Ir po to gavęs kažkokią atskirą nuotrauką, tarkim, to žmogaus lyginu su duomenų bazėje esančia informacija ir bandau ieškoti atitikmens. Tai yra, ar aš galiu identifikuoti, atpažinti tą žmogų. Tai va būtent toks rinkimas, jis yra nepriimtinas ES, gali būti tikslinis rinkimas. Tai tarkim, jeigu ar nusikaltėlio paieškai, ar nukentėjusių asmenų paieškai, tai vėlgi pagal tam tikrus jau tikslinius duomenis tu gali tą daryti. Taip pat netikslinis kitų biometrinių duomenų rinkimas, pavyzdžiui, balso ar ne, jis nepatenka. Čia yra tik tai veido atvaizdų rinkimas. Ir vėlgi sekantis dalykas, ką labai norėtųsi akcentuoti, kad jeigu tai yra duomenų bazės, kurios nenaudojamos asmenim atpažinti, ar ne, bet yra kuriamas tam, kad, pavyzdžiui, siekiant sukurti tam tikrus DI modelius, kuriais generuojami nauji vaizdai, netikri žmonės, ar ne, bet nėra tokios intencijos, kad mes norim atpažinti realų žmogų. Tai tokiu atveju taip pat
negalioja ir nepatenka į draudžiamos praktikos sritį. Kita įdomi sritis yra emocijų atpažinimas, nes iš tikrųjų, kodėl dedamas akcentas, nes apskritai emocija yra toks labai subtilus dalykas. Ir skirtingose kultūrose emocijas žmonės reiškia labai labai skirtingai, todėl yra matomas daug netitikimų, daug ribotumo, tarkim, vertinant tokius dalykus, tai jau pirmiausia čia akcentas, kodėl yra draudžiamas. Ir yra du svarbus aspektai. Tai yra tos nustatyti emocijas draudžiama darbo vietoje ir švietimo įstaigos. Ir čia jau reikia suprasti labai plačiai tiek darbą, tiek švietimą. Darbo vieta gali būti fizinė, virtuali ir panašiai, taip pat nesvarbu, koks yra santykis, pagal kokį kontraktą žmogus dirba, bet tiesiog netgi jeigu tu žmogų priminėjai darbą, atlieki atranką ar ne, tai yra tik tai kandidatas dirbti, jis taip pat suprantamas kaip taip yra darbo vieta ir negali jo emocijų vertinti ir numatyti. Lygiai taip pat yra švietimo įstaigose, apima visus lygmenis nuo darželio iki doktorantūros, tiesiog to daryti negalima. Yra tam tikri skirtinumai dėl medicininių ir saugos priežasčių, tarkim, jeigu tai yra pagrįsta, nes tarkim tiek dirbančiam, tiek tam tikram mokiniui, kuris turi, tarkim, autizmo spektro sutrikimų, arba kurtieji, taip pat aklieji, kad yra tam tikros DI sistemos, kurios gal padeda mokytis, padeda dirbti, tai dėl tam tikrų išskirtinių priežasčių tai būtų galima daryti, bet reikia pasigrysti. Taip pat fizinė būklė, tokia kaip skausmas ar nuovargis, jis nėra traktuojama kaip emocija, nes ir dabar yra, tarkim, tam tikrų DI sistemų, kur yra vertinamas, tarkim, šitų profesionalių pilotų arba vairuotojų nuovargis, ar ne? Ir tuo remiantis, sako, žiūrėk, sustok, nes tu esi pervargęs, gali padaryti tam tikrą incidentą ar kažkokią avariją. Tai čia nepatenka tas emocijų atpažinimas. Taip pat, jeigu emocijų atpažinimas yra remiamas ne biometriniais duomenimis, tai vėlgi jis nėra draudžiamas, bet nes šita dalis susijusi tik su biometriniais duomenimis. Na ir taip pat išimtis taikoma minios valdymui, nes reikia suprasti, kad, tarkim, yra tam tikrų situacijų, ypač dideliuose renginiuose, pavyzdžiui, sporto renginiai, koncertai, kai stebimas bendra minios nuotaika, triukšmo lygis ir reikia suprasti, bus riaušės, nebus, bus kažkokios smurto proveržių, taip toliau, kad tiesiog suspėti suvaldyti šitokius tikrai galinčius turėti didelę neigiamą pasekmę dalykus. Sekantis dalykas tai yra biometrinis kategorizavimas ir čia yra labai svarbu taip pat suprasti, kad fiziniai asmenys, kurie yra pagal jų biometrinius duomenis, siekiama suskirstyti jas į tam tikras kategorijas ir čia yra baigtinis sąrašas. Nėra jokių kitų kategorijų, kurios yra uždraustas, yra tik tai baigtinis sąrašas ir čia mes matome, kad tai yra rasė, politinės pažiūros, narystė profesinėse sąjungose, religiniai, filosofiniai įsitikinimai, lytinis gyvenimas ir seksualinė orientacija. Tai būtent šitiems yra draudžiama žmonės kategorizuoti pagal šitas kategorijas. Taip pat yra tam tikrų išimčių, kad, tarkim, kitai komerciniai veiklai, kai būtina dėl objektyvių techninių priežasčių. Tai pavyzdžiui, tarkim, tam tikroje, tarkim, internetinėje parduotuvėje yra naudojami filtrai, pagal kuriuos yra kategorizuojami kokie veido bruožai ir kūno savybės ir tiesiog tai tikslingai padeda nupirkti produktą iš žmogui, ir jis sutinka su tuo ir jisai tą naudoja. Bet tarkim, jeigu yra kažkokia žiniasklaidos platforma, kur asmenys skirstomi kategorijas pagal numanomą jų politinę kryptį ir todėl yra tokie tiksliniai politiniai pranešimai siunčiami, kad formuotų tam tikrą nuomonę, tai šitoje vietoje jau yra draudžiama tą daryti. Taip pat labai svarbu paminėti, kad kalbant apie teisėtai įgytų biometrinių duomenų rinkinių ženklinimą ir filtravimą, įskaitant teisėsaugos tikslus, tai nėra draudžiama. Taip, priešingai, tai netgi yra skatinama, todėl kad duomenys savaime, jeigu neparuošti, tinkamai neparuošti, nesužymėti, jie turi šališkumo ir tada tais duomenimis apmokytas DI modelis taip pat tą šališkumą neša, tą šališkumą pateikia ir tiesiog dar labiau gali išryškinti tas mūsų visuomenėje esančias problemas. Ir paskutinis
šitas paskutinė draudžiama praktika, kurią norėčiau paliesti, tai yra tikralaikis nuotolinis biometrinis tapatybės nustatymas. Čia taip pat reikia atkreipti dėmesį į tam tikrus 3 dalykus. Tai yra, kad yra teisėsaugos tikslais, tai yra tikralaikis ir viešosios erdvės. Tai apie kiekvieną trumpai norėčiau tiesiog pakalbėti, kad būtų aišku, apie ką aš kalbu, nes teisėsaugos tikslai tai yra, kai teisėsaugos institucijos atlieka tikralaikį nuotolinį biometrinį tapatybės nustatymą ir taip pat kitos institucijos teisėsaugos nurodymų. Tai gali būti, kad pavyzdžiui viešojo ten transporto įmonėms sako, užtikrinkit kažkokią ten tvarką ar ne stotyse ar kažkur kitur, arba finansų įstaigoms kažką padaryti liepia, arba sporto federacijoms, tarkim, renginių metu tvarką palaikyti ir panašiai, tai irgi laikoma kaip teisėsaugos tikslas. Tikralaikis šiuo aspektu yra suprantamas, kad duomenys, tarkim, ar ne, gaunami iš tokių vaizdo kamerų, iš karto yra savalaikį momentiškai lyginami su duomenų bazėje esančia informacija, tikrai be jokios didelės dėlsos. Na ir be abejo, ta kita svarbi vieta yra viešosios erdvės. Tai kas tos viešoji erdvė, tai taip pat yra labai didelis išaiškinimas, platus išaiškinimas, bet bendrai, kad suprasti, tai visos tai yra prekybos centrai, parduotuvės, restoranai, maitinimo kitos įstaigos, sporto klubai, stadionai, oro uostai, geležinkelio stotis. Aišku, yra tam tikrų išimčių, kad ir pavyzdžiui pats tas oro uostas, jeigu yra bendrosios zonos ar ne, tai jos suprantamos kaip viešoji erdvė, bet tarkim sienų kontroliai skirta zona, kur pasus tikrini arba muitinės, tai pareigūnai, kur tikrina ar ne, ten jau nebesiskaito kaip viešoji erdvė. Taip pat kalėjimai ir sienų kontrolės zonos nėra viešai prieinamos erdvės. Taip pat labai svarbu suprasti, kad tokį dalyką teisėsaugos tikslais galima taikyti nacionaliniu mastu tik tokiu būdu, tik tai tuomet, kada yra teisės aktais aprašyta visa situacija. Ir ką tai leidžia pagal 3 kryptis. Tai yra tiksliniai konkrečių nukentėjusių asmenų paieškai, konkrečių grėsmių, įskaitant teroristinius išpuolius prevencijai ir asmenų įtariamų įvykdžiusių tam tikras nusikalstamas veikas paieškas. Tai va tik pagal tas 3 kriterijus galima atlikti tikralaikį, bet kaip aš minėjau, viskas turi būti aprašyta nacionalinėje teisėje su visom procedūrom, kada kas leidimą duoda, per kiek laiko turi atsakyti, per kiek laiko ištrinti ir taip toliau. Tai yra tikrai didelis darbas tą padaryti ir užtikrinti. Ir labai dar vieną akcentą noriu dėti, kad biometrinis sutikrinimas nepatenka. Tai yra, kad jeigu mes kalbame apie ribotos prieigos zoną, kur tik tai tam tikri žmonės turi leidimą patekti į tą zoną, tai gali būti naudojamas tas tikralaikis nuotolinis biometrinis tapatybės nustatymas pagal elgseną, pagal akių rainelę, pagal veidą ir taip toliau, pagal kitus šituos kriterijus ar ne, kad patektų į tam tikrą patalpą, zoną, kurie ir turi tą leidimą patekti. Tai pabaigai norėčiau iš tikrųjų dar šiek tiek perbėgti ir tas sąsajas su BDAR, nes tai yra turbūt svarbu duomenų valdytojams, tvarkytojams, ką DI aktas iš tikrųjų atneša, tai ko naujo ir ko kitaip gal galima taip pasakyti. Aišku, labai svarbus momentas, kad DI aktas nepakeičia BDAR. Ta prasme, BDARas kaip egzistavo, ten kažkelintų metų, taip jis egzistuoja, niekur jo tam tikri reikalavimai nedingo, bet vis tik dirbtinio intelektas atneša naujus reikalavimus didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemoms. Ir aš kaip minėjau, jeigu pagal tą draudžiamų praktiką kažkoks punktas nepaėjo, tarkim, mes ten neišpildom, kad jisai būtų kaip draudžiama praktika, praktiškai automatiškai patenka į didelę riziką ir tada jau galioja pilna apimti dirbtinio intelekto aktas. Tai nuo ko pradėti? Iš tikrųjų, pirmiausia, reikia pradėti nuo saugumo reikalavimų, nes mes apie saugumą kalbėjo ne viena pašnekovė ir prieš mane, kad kokie yra tie saugumo reikalavimai. Tai pirmiausia, prasideda nuo duomenų kokybės, nes duomenys turi būti teisėti, tikslus, reprezentatyvus, nes modeliui apmokyti ir po to dėl jo priimti sprendimus reikia labai pasistengti šitoje vietoje. Taip pat atsiranda įrašų tvarkymas, tų žurnalų arba logų vadinamų rinkimas audito ir atsekomumo tikslais, nes skaidrumas ir atskaitomybė tai yra vienas
kertinių elementų, kalbant apie šituos dalykus. Taip pat atsparumo testavimas, tai yra prieš pradedant naudoti, tu turi pratestuoti, tu turi pažiūrėti, kaip su netikėtais duomenimis šitas modelis dirba, kokius rezultatus teikia ir kokia tai yra rezultatų kokybė. O apie kibernetinį šitą saugumą atskirai nekalbėsiu, jau kalbėjo ir kolegės, tai tiesiog, bet reikia suprasti, kai nėra, kad kažkokia papildomas priedas, ar ne? Kibernetinis saugumas jau laikomas integralia visos kokybės dalis ir čia nėra kitų pasirinkimų. Tai tiesiog praktinis toks akcentas, kad pagal BDR ar ne kontekste, BDR kontekste, kas buvo laikyta gerąją praktiką, tam tikras šifravimas, prieigos kontrolė, atsižvelgiant į tam tikrus rizikos lygius, tai pagal DIA jau tampa teisinių reikalavimų didelės rizikos DI sistemoms. Taip pat reikia nepamiršti ir kitų dalykų, tokių kaip dėl tų duomenų. Aš kaip sakau, duomenys tai yra pagrindinis kuras dirbtiniam intelektui ir ne bet koks, o reaktyvinis kuras ir su juo reikia veiktis labai labai atsargiai. Ir tie duomenys turi būti tinkami, žmonės, kurie dirba su tuo, turi išmanyti, ką daro. Taip pat reikia nepamiršti, kad priežiūra dirbtinio intelekto, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemos, jinai turi gyvuoti per visą tą ciklą gyvavimo DI sistemos. Tai negalima, kad aš įsidėgiau, pamiršau, įdėjau stalčių ir viskas. Ne, nes pats modelis dreifuoja, duomenys dreifuoja ir taip toliau, tai reikia nuolatinai prižiūrėti šitą procesą ir be abejo atsitikus tam tikrai rizikai nustačius, kad tu galėtum sustabdyti šitą DI sistemą ar ne, ar koreguoti jos veikimą ir panašiai, nes taip tiesiog tai papildo tą BDR atskaitomybės principą šitoje vietoje, kad organizacija turės įrodyti, kad laikomasi abiejų reglamentų. Be abejo, reikia nepamiršti, kaip ir visur kitur, kad pirmiausia yra klientas, o kaip mes tą klientą mylimės, kaip jį prižiūrim, tai be abejo per skaidrumą ir informavimą. Nes ir pats BDR 13-14 straipsnis sako, kad yra pareiga aiškiai paaiškinti duomenų tvarkymą, kokiais duomenimis, kokius duomenius naudoju, kam naudoju, koks tikslas ir panašiai, kiek laiko saugosiu. Tai iš tikrųjų šitoje vietoje taip pat, kalbant apie dirbtinio intelekto aktą, atsiranda tos, kad jeigu yra bendravimas su dirbtiniu intelektu, žmogus turi būti informuotas, jeigu priimami naudojami automatizuoti sprendimai, taip pat žmogus turi būti informuotas. Tai tiesiog reikia papildyti ir ne tą privatumo politiką tam tikrom nuorodom į DI naudojimą, kad žmogus būtų savalaikiai informacijoje. Na ir tęsiant toliau, tiesiog dar paskutinė skaidrė, tai yra apie optimizaciją, tai yra tai ką man daryti, ar ne, tai kaip man reikia užtikrinti ir BDR, ir dirbtinio intelekto akto nuostatas, ir dar, kad su pačiais mažiausiais kaštais tiek laiko, tiek finansiniais. Tai iš tikrųjų reikia žiūrėti labai kompleksiškai, tarkim, jeigu pagal BDR mes dabar atliekam poveikio duomenų apsaugai vertinimą, pagal DI atsiranda naujas vertinimas poveikio pagrindiniams teisėms, tai vėlgi reikia bandyti sujungti abu procesus į vieną integruotą vertinimą, taip sutaupant laiko, išteklių ir panašiai. Taip pat, kalbant apie techninės priemonės, tai jos tikrai yra ta jungiamoji grandis, kurios padeda tą užtikrinti atitikti ir apsaugo organizaciją nuo atskaitomybės, tiesiog ta dviguba investicija, ji turbūt atsiperka greičiausiai ir geriausiai. Ir tiesiog pabaigai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų BDR-as nubrėžia, ar ne, kaip tvarkyti duomenis atsakingai, o vis tik DI aktas, kaip atsakingai naudoti pačią technologiją, tų duomenų, tikrai reprezentatyvių, kokybiškų duomenų pagrindų. Tai ačiū Jums, kad klausėt ir perduodu žodį kolegijai. Tai ačiū labai, iš tiesų išklausėm 3 pranešimus. Visi jie lyg ir panašus, bet labai labai skirtingi, bet, na, ką Ernesta paminėjo, ir kibernetinio saugumo įstatymą, ir dirbtinio intelekto aktą, ir bendrai duomenų apsaugos reglamentą, tai aš supratau, kad šitie teisės aktai yra ne pusseserės, tikrai tai yra sesės, ir jie eina kartu, ir, na, iš tiesų, nu, ką aš galiu pasakyti, matyti yra apie ką ir kalbėti toliau. Tai šioje stadijoje noriu pakviesti diskusijai. Ernesta irgi nepabėga, taip nuo mūsų, tai dar kartą priminsiu, tai yra ryšių reguliavimo tarnybos, skaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės, vyresnioji patarėja Ernesta Vagonienė. Taip pat labai malonu, kad sutiko prisijungti prie diskusijos ir privataus verslo atstovas,
Tai atėję veiklos sistemų kūrimo skyriaus vadovė Ginta Kirkutė, ypatingai tai yra žmogus, kuris dirba čia ir dabar su dirbtiniu intelektu ir taiko praktiškai tuos reikalavimus, pataria, pasidalins gerosiamis praktikomis, išvalgomis. Na ir kviečiu prisijungti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacinių technologijų skyriaus vedėją Liną Lelešienę. Tai išklausėme tikrai ne vieną pranešimą ir man tai klausimas, asmeniškai, žinokit, kilo ženkliai daugiau, nei aš jų turėjau iki tol. Ir turbūt, pabaigia Ernesta, bet aš nuo jūsų ir norėčiau pradėti. Tikrai labai daug paminėjote apie tas raudonas ribas. Bet, visgi turbūt man pagrindinis klausimas, o kokius pagrindinius didžiausius iššūkius jūs matote viešojo sektoriaus institucijoms, kurios diegia tuos dirbtinio intelekto sprendimus, o jos tikrai turės tų pakankamų išteklių, kaip jūs sakėt, ir dirbtinio intelekto aktui, ir bendrajam duomenų apsaugos reglamentui įgyvendinti. Taip, tikrai ačiū už klausimą ir tikrai labai geras klausimas, nes vis tik dirbtinio intelekto aktas ir tos didelės rizikos DI sistemos didžiaja dalimi ir patenka iš tikrųjų į viešajam sektoriui. Nes jeigu mes kalbam apie viešasias paslaugas, apie viešųjų paslaugų suteikimą ir būtent tos institucijos nori dėktis DI sistemas, kurios automatizuotai priima tam tikrus sprendimus turinčius įtaką labai plačiai, dideliai visuomenės daliai, mes suprantam, kad yra didelė rizika ir ją reikia valdyti. Tai šitoje vietoje tikrai viešajam sektoriui bus sunkiausia, nes vienas dalykas išteklių trūkumas, tiek ir finansinis ir taip toliau, mes žinom savo padėtį Lietuvoje ir karinės, tarkim, agresijos metu, ar ne, taip pat kompetencijų spragos dėl to, kad prisivilioti tų gerų specialistų, tarkim, kurie žinotų apie DI, būtų duomenų analitikai, duomenų šitie mokslininkai ir taip toliau, yra labai sudėtinga, nes mes net negalime atlyginimų prasme konkuruoti, ar ne, taip pat ir atsiranda ir tie teisiniai papildomi pareigojimai, būtent apie kuriuos ir minėjau, kad poveikio pagrindiniams teisėms vertinimas, be to duomenų apsaugai vertinimo, to poveikio, ar ne? Tai iš tikrųjų turbūt mano pagrindinė žinutė galėtų būti tai, kad reikia kažkaip dirbti išvien šitoje vietoje, nes mes esame maža šalis, mūsų resursai yra tikrai riboti ir mes tik tai bendromis jėgomis, ar ne, galime vieni kitiems padėti, dalintis tomis gerosiamis praktikomis ir kažkaip tikrai stengtis kuo daugiau turėti tokių iniciatyvų, kaip tarkim GovTech, ar ne, kur viešasis sektorius kartu su privačiuoju sektoriu diegia, bando, išnaudoja tam tikras visas galimybės, tiesiog reikia išnaudoti jas, nes jos yra šalia, bet tikrai bus ką veikti visiems ir ypač dabar tokiame periode, kai viskas tik tai kūrėsi ir tiesiog norėčiau pakviesti netgi ir tas pačias viešasias įstaigas, lygiai taip pat ir privatų sektorių dalyvauti visame tame procese, nes tai yra naujas kelias, visiems naujas kelias ir be tų realių pavyzdžių, be tų gyvenimiškų realių pavyzdžių, ar ne, labai sunku padaryti tą teisinę bazę prieinamą, aiškiai reglamentuotą, visiems suprantama kalba, tai ką mes čia turime daryti. Tai tiesiog visus raginu prisidėti, nes tas laikas dar nepraėjo ir galime visi kažkokį indėlį į šitą procesą įnešti. Ačiū, Ernesta. Jūs paminėjote, kad mes turim naudotis galimybėmis ir man iš karto žvilgsnis krypsta į Gintą ir automatiškai tos galimybės iš esmės reiškia iššūkius. Gal jūs pasidalintumėte iš tos praktinės patirties, kokiusgi pagrindinius iššūkius matytumėt būtent diegiant AI sprendimus? Taip, iš tikrųjų, ką Ernesta kalbėjo, čia labai į temą arba labai pakeliui į atsakymą, nes taip, mes diegiam tos dirbtinio intelekto sprendimus, kurie, gan įvairūs, bet, sakyčiau, galima, išvelgti kelias perspektyvas arba kelis tokius faktorius. Tai yra, pirmiausiai, duomenų kokybė. Šiandien dar neturim jau tokių užtikrintos tos kokybės, struktūrizuotų duomenų. Techniškai kalbant, tiesiog trūksta tos semantinės struktūros, daug turinio yra tiesiog nestruktūrizuota.
Taip pat, va, ką ir kolegės minėjo, per šios dienos pranešimus yra ir privatumo ir saugumo klausimai, ypač dirbant su jautriais duomenimis, kuriems reikalinga laikytis BDR. Kitas nemažai turbūt irgi svarbus faktorius yra organizacinis tas faktorius, nes nu, organizacijos arba mūsų klientai ne visą laiką jaučia arba žino tą, kaip bus valdomas tas AI modelis, kas atsakingas už to modelio patikimumą, kas atsakingas už rezultatų interpretaciją arba tam tikrų klaidų taisymą. Iš komercinės pusės kartais susitinkam su projekto vertės įrodymu, atsiperkamumu, kitaip tariant. Nes jeigu tai yra komercinė organizacija, paprastai vadovybė skaičiuoja, kiek tai yra, kiek apsimoka, kiek pargrįžta, kiek verta. Tai nori tokių, sakykime, greitų rezultatų, tačiau dirbtinio intelekto vertė atsiskleidžia tik po kelių iteracijų, po testavimo etapų, po panaudojamumo ir panašiai. Aišku, yra ir tas kaip sakyti, tos teisinės atsakomybės, tai kas vis dėlto atsakingas, jeigu pateiks blogą atsakymą, jeigu pateiks neteisingai, ypač dabar organizacijos susiduria su tuo, kad pateikia neteisingus atsakymus, arba, man atrodo, viena iš kolegijų irgi minėjo, kad gal panašius, bet gal netikslius, o organizacijai turbūt to tikslumo reikia. Bet man pačiai turbūt yra įdomiausias arba toks minkščiausias, sakykime, savybė pas klientus, ką stebiu, tai yra elementarus pasipriešinimas pokyčiams. Nu, čia yra įgimta, čia yra mūsų smegenų struktūroje. Kai kurie tiesiog bijo, kada dirbtinis intelektas pakeis darbo vietas, kad jie taps nebereikalingi. Bet iš tikrųjų taip tikrai nėra, mes taip pat grindžiam klientams, kad tai nėra pakeičiamumas, bet tai yra tiesiog jų laiko atlaisvinimas įtraukiant į kitas jų veiklas. Taip pat trūksta supratimo apie apskritai dirbtinio intelekto galimybės. Mes pirmuoju žingsniu, ką ateidami pas klientus daromas, tarsi tokia, nežinau, mini edukacija, kad tai nėra tik tai čatas ar ne, kur tu gali klausimus užduoti ir atsakyti, bet realiai tai yra tiesiog, tikrai plačios automatizacijos, analizės galimybės, kur galima panaudoti. Na ir iš tų žmogiškųjų dar savybių, tai reikia mokymų ir kompetencijų kelimo. Tai turi žinoti, nes diegimas reikalauja, kad darbuotojai gebėtų naudotis įrankiais, suprasti jų vertės, jų logiką, jų geriausius panaudojimo tos atvejus. Tai turbūt šituos išskirčiau kaip tokius iššūkius, kuriuos dar tai yra, kelionė link tos sėkmės. Ačiū, Ginta, bet jūs iš karto užsiminėte apie kompetencijų trūkumą, lyg ir man, ir nenoriu iš jūsų paleisti vis dar iš diskusijos, o gal taip konkrečiau, o tai kokių tų kompetencijų iš tikrųjų trūksta institucijoms ir pačiam verslui, kad jos galėtų pasinaudoti tomis galimybėmis dirbtinio intelekto, pasitelkiant ir tikrai, tikrai kalbu ne apie pakeičiamumą, o apie tą pridėtinės vertės kūrimą, nes tai yra bendras interesas. Taip, iš tikrųjų, ir tai yra, kaip čia toliau sekanti tema, trūksta šiai dienai dar tų dirbtinio intelektų kompetencijų, kas tai yra tų duomenų inžinierių, apie ką man atrodo ir Ernestas šiek tiek minėjo, tų duomenų mokslininkų, architektų, kurie kurtų, naudotų. Mes patys rinkoje tokių nėra daug pasirinkimo, nes sritis sąlyginai tai yra nauja ir nėra to įdirbio, tos praktikos, to naudojamumo. Tai vėlgi labai pritarčiau Ernestos minčiai, kad mes stengiamės kolaboruoti, bendradarbiauti su kitais Lietuvos žmonėmis, partneriais, kurie tam turi vienas kompetencijas, turi kitas kompetencijas ir tarsi toks sudėtinis, sudėtinė grupė, kurie mes vieną kompetenciją papildom vieną kitą. Tai čia iš tiekėjų, iš gamintojų pusės. O kas stebim iš naudos gavėjų arba tų organizacijų, kuriuose dėjom tos sprendimus, tai čia toks, visiškai mano pastebėjimas, tai yra tų ownerių, vadinamų angliškai, šeimininkų, procesų šeimininkų, kurie nešasi organizacijų tą vėliavą, nes tai yra, sunki kelionė. Tai matyti ir dar pakeliui link to. Ta kelionė tokia tikrai nėra lengva ir mes visi suprantam, dėl kokių priežasčių šiandien jų daug buvo garsiai įvardinta.
bet o gal jinai gali būti lengvesnė ir čia turbūt kreipčiausi į kolegę Liną. Na, turbūt yra tų įrankių kažkokių dirbtinio intelekto ir kuriuos rekomenduoja naudoti ir Europos duomenų apsaugos valdyba. O vat kuo šitie įrankiai galėtų mums pagelbėti asmens duomenų apsaugos rytyje? Taip, yra įrankių ir vienas iš tokių pavyzdžių, tai Europos duomenų apsaugos valdybos yra sukurtas tinklalapio audito įrankis, vadinamas EDPB Website Auditing Tool. Na tai ir šis įrankis yra atvirojo kodo sprendimas, jis yra paremtas dirbtinio intelekto technologijomis, kuris leidžia patikrinti, ar interneto svetainės atitinka bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Na, šis įrankis leidžia atlikti visą svetainės audito procesą nuo pradžios iki pabaigos. Tai reiškia, kad nuo pasiruošimo ir duomenų surinkimo iki pačios galutinės ataskaitos parengimo. Na ir viskas vyksta tiesiog, ar ne, apsilankius tyrimoje svetainėje, įrankis automatiškai patikrina, kokius lapukus jį naudoja, kokius duomenis renka, ar tinkamai pateikiama privatumo politika, ar egzistuoja reikiami sutikimo mechanizmai ir ar vartotojas turi realią galimybę pasirinkti, kaip jo duomenis bus naudojami. Na tai yra ypač svarbu, nes ne visos svetainės tinkamai gyvendina slapukų valdymo principus, kartais renka perteklinius duomenis arba nepakankamai aiškiai informuoja vartotojus. Tad toks dirbtinio intelekto įrankis suteikia galimybę greitai, paprastai ir objektyviai įvertinti ateitį. Na ir galėčiau paminėti, kad yra kitas šio įrankio privalumas, tai yra jo prieinamumas, skirtingai ar ne nei daugelis kitų techninio audito sprendimų. Šis įrankis sukurtas taip, kad jį galėtų naudoti ne tik IT specialistai, bet ir duomenų apsaugos pareigūnai, teisininkai ar net mažesni verslai, kurie neturi techninio pasirengimo. Na tai reiškia, kad įrankis yra gan paprastai naudoti, tačiau tuo pačiu ir pakankamai išsamus, kad būtų galima atlikti kokybišką tinklalapio auditą. Na taigi jį gali naudoti tiek priežiūros institucijos, tikrindamos svetainių atitiktį, tiek patys duomenų valdytojai ar tvarkytojai, norintys pasitikrinti savo svetainio atitikimą. Na, kitaip tariant, tai nėra vien kontrolės įrankis, tai yra ir prevencinė, ir švietėjiška priemonė, padedanti organizacijoms geriau suprasti savo pareigas, na, bet kokiu atveju ir stiprinti pasitikėjimą vartotojų akise. Taigi, šis įrankis labai gerai atspindi pačios Europos duomenų apsaugos valdybos požiūrį į technologijų naudojimą, kad institucijos supranta, ar ne, kad kova su duomenų apsaugos iššūkiais negali vykti vien baudžiant. Ne? Reikia ir praktinio, prieinamų technologinių sprendimų, kurie tiesiog padeda kasdienybėje užtikrinti atitikti. Na, tai rodo, kad dirbtinis intelektas gali būti nebūtinai tik tai iššūkis, bet ir tiesiog sprendimo dalis. Pavyzdžiui, automatizuoti įrankiai gali pastebėti netitikimus, kurių žmogus negalėtų pastebėti. Na, taip pat galima paminėti, kad Europos duomenų apsaugos valdyba taip pat pabrėžia, kad ir geriausios technologijos negali būti naudojamos bet kaip. Jos iš pradžių turi būti ar ne ir suprantamos, ir paaiškinamos, bet kokiu atveju, kaip ir kolegė Ernesta ar ne, minėjo, kontroliuojamo žmogaus. Na ir grįžtant prie šio įrankio EDPB Website Auditing Tool, ar ne, mano manymu, šis įrankis simbolizuoja tokį kaip ir naują etapą duomenų apsaugos priežiūroje, nes tai nebe tik teisinių rekomendacijų taikymas, ar ne? Tai yra praktinis, inovatyvus požiūris, kai jau pati priežiūros institucija tampa technologijų kūrėja, pasiūlydama rinkai skaidrų, atvirą, na ir tikrai naudingą sprendimą. Taigi, tokie projektai padeda mažinti atotrūkį tarp teisės ir technologijų pasaulių. Kartu jie rodo, kad Europa siekia būti ne tik reguliuotoja, bet ir inovacijų skatintoja, kuri padeda verslui ir institucijoms pereiti prie skaidresnių, atsakingesnių duomenų tvarkymo praktikų. Tad pabaigai tikrai galima sakyti, kad šiandien, ar ne, dirbtinis intelektas tampa ne tik rizikos veiksniu,
bet ir vienu iš pagalbininkų siekiant užtikrinti saugesnį, patikimesnį ir atsakingesnį skaitmeninį pasaulį Europoje. Tai ačiū, na, iš esmės, tai man atrodo, mes matot, jau turim tų gerų įrankių Taip, ir visai neblogai ir kartais nereikia dviračio ten iš naujo išradinėti, bet tų galimybių, matau, tų dviračių turėti tikrai yra labai plačios, na, galimybės. Ir va čia man iš karto žvilgsnis, na, krypsta į Ernestą. Jūs tikrai nekartą paminėjote apie tas raudonas visokias linijas. O kur jūs vat šiuo metu matytumėt, kur ta kyla didžiausia rizika peržengti tas raudonas linijas? Technologinis neatsargumas, kažkoks nežinojimas, nesupratimas. Na, bet kur tos ribos ir dėl ko jos? Taip, iš tikrųjų, jeigu prisiminsit šiek tiek mano pristatymą, tai tie pirmi du punktai, kur aš kalbėjau apie manipuliavimą ir apgaulę, tai be abejo, čia jau žmonės suinteresuoti tą daryti, ar ne, jie to siekia, jie ieško vyriausių naujų būdų, kaip priversti tą žmogų elgtis kitaip, negu jis iš tikrųjų galėtų elgtis. Bet visos kitos dalis, tai aš manau tikrai pirmiausia gali būti peržengtos, va tos raudonos linijos dėl nežinojimo. Tiesiog, kai tu nežinai tiksliai, bet kaip sako, nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, ar ne? Tai tiesiog dėl to mes ir kalbam ir norim garsiai kalbėti ir pasakoti, kad būtų aišku, kodėl, kokiais principais remiantis yra tos raudonos linijos nubrėžtos. Ir mes tikrai matėme, kad viskas sukosi apie žmogų, apie jo asmeninės savybės, apie biometrinius duomenis, tuos tikrai arba specialiosios paskirties duomenis, su kuriais reikia elgtis labai labai atsargiai. Ir kartais gali atrodyti arba toks susidaryti įspūdis, kad tarkim, taigi žmogus davė sutikimą ten pagal badarą, viskas ok, jis pasirašė ir mes judam toliau, bet iš tikrųjų tai DI aktas gali šito neleisti, kad ir žmogus davė sutikimą, pasirašė ant tų savo duomenų ir taip toliau, bet jokių pagrindų negali būti naudojamas. Tai vėlgi mes turbūt labai daug ir viduje kalbame tarnyboje, kad reikia skatinti tą raštingumą ir iš tikrųjų įvairiais kampais, tik ten teisinį raštingumą, etinį raštingumą, tai yra kodėl ar ne yra uždrausta, arba kodėl tai yra didelės rizikos tos DI sistemos, kodėl yra priskiriamos tokiai kategorijai, kokį poveikį jos daro mums visiems, mūsų visuomenė, ypač pažeidžiamoms žmonių grupėms. Tai turbūt tas bendras supratimas, o tų dokumentų, kuriuos galima paskaityti, galima praplėsti tą akiratį, tikrai yra ir UNESCO išleistas dėl etiško DI naudojimo, ar ne, į ką reikia atkreipti dėmesį. Taip pat dabar yra ruošiama tokia huderija metodologija, kur vėlgi gali įsivertinti per tam tikrus klausimynus, yra klausimai ir tu tiesiog perėjęs per tos klausimus, tu gali jau susidaryti tam tikrą vaizdą, tai kokį poveikį ta tavo kuriama, po to bus jau naudojama tai sistema, turės vienai ir kitai visuomenės daliai. Taip pat kalbant apie tos įrankius, norėčiau čia turbūt ir pareklamuoti ir pasakyti, kad Europos komisija taip pat jau yra išleidusi tos tokios vieningą informacinę platformą, kur yra pateikiami tam tikri irgi įrankis, kur tu gali perėjęs per tam tikrus klausimus, tau pasakys, ar tu esi didelės rizikos DI kategorijai ar ne. Nes jeigu tu nesi, tai tiesiog tu, kaip pasakyti, tu esi ramus, kad tau daug dalykų neteks įgyvendinti pagal dirbtinio intelekto aktą, tik aišku išlieka tas skaidrumo įpareigojimas. Skaidrumo įpareigojimas jis yra horizontalus, jis taikomas visose sritise, tose, kur yra kažkas sukurta, sugeneruota su DI arba žmogus bendrauja su DI. Tai tiesiog tas informuotumas, nes tas informuotas vartotojas, kaip aš sakau, jis yra dalinai apsaugotas vartotojas. Tai va ta švietėjiška tokia veikla tikrai aš manau, kad yra kertinis akmuo, toks, kaip sakant, šiai dienai, ties ko reikia labai stipriai dirbti visiems kartu. Na, aš dabar išgirdau, kad namų darbų mes tikrai artimiausių laikotarpių visi turim, įskaitant viešąjį ir privatų sektorių, nes, na, jeigu mes planuojam kažką daryti, na, tai turime pirmiausia valdyti rizikas, ką aš girdžiu. Turime valdyti rizikas ir, na, turbūt jau šį kartą man vėl grįžtu prie Gintos. O tas rizikų valdymas, o dabar nesigauna taip, kad pats dirbtinis intelektas kelia tas naujas grėsmes. Ar visgi atvirkščiai jis gali prisidėti prie kibernetinio saugumo kažkaip gerinimo? Tikrai taip. Taip, į abu klausimus, kad taip, dirbtinis intelektas tampa apskritai vienu svarbiausių saugumo įrankių, kibernetinio saugumo įrankių.
ko pasakojim, greičiau yra aptinkamos tos grėsmės, automatizuotas reagavimas sukūriamas, tuo pačiu stiprinamas tam tikras žmogiškas komandų efektyvumas, bet tačiau tas pats dirbtinis intelektas yra prieinamas ir užpuolikams, ir tai priešingai pusėje, ne, todėl tas ateities iššūkis, kurį galima identifikuoti, galima sakyti, kad neatsisakyti dirbtinio intelekto, o kurti atsakingą ir tą saugų dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Responsible AI jau toks tampa savoka anglų kalboje vėlgi. Nes jeigu pasižiūrėti į detaliai, ką mes iš jo gaunam, kokias tas vertės, tai yra dirbtinio intelekto pagalba mes galim anksti aptikti tam tikras grėsmes. Tai modeliai analizuoja tinklo srautus, vartotojų elgseną, identifikuoja tam tikrus nukreipimus ir galima automatiškai tai perduoti atsakingiam asmenim. Taip pat dirbtinis intelektas stebi vartotojų elgsenos modelius, kad identifikuotų jų neįprastą veiklą, nes tas yra, pavyzdžiui, koks nors duomenų nutekinimas iš vidinių vartotojų arba bandymas nutekinti iš vidinių vartotojų. Naudingas aptikti vidinės grėsmės, kurios dažnai sunkiai pastebimos įprastomis priemonėmis, o dirbtinis intelektas tą gali padaryti. Taip pat ir dabar jūs turbūt stebit ir pastebit, DAI modeliai analizuoja elektroninius laiškus, svetainių turinį, apie ką kalbėjo, ar ne, kalbos struktūrą, kad aptiktų sukčiavimo modelius, kurie nebūtinai atitinka žinomus šablonus. Kaip pavyzdys, vėlgi, Microsoft Copilot tipo sprendimai gali įspėti vartotoją realiu metu, jeigu gautas laiškas kelia tam tikrą riziką, jisai tarsi praneša, jau tokį pranešimą pasidaro. Taip pat iš gamintojų pusės AI modeliai gali automatiškai aptikti saugumo spragas pačiam kode. Ir tam tikra žvalgyba kibernetinių grėsmių gali apdoroti didelius duomenų kiekius iš įvairių šaltinių. Bet vėlgi yra ir ta kita pusė, kad ne vien tie geriečiai yra gudrus, bet yra tie blogiečiai yra gudrus, tai gali sukurti irgi tokius, įvairius įrankius įvairiais kampais, tai ten labai nesigilinant, nereklamuojant tų įrankių, bet tai tikrai yra galima. Iš tiesų, žinot, aš kaip paklausau apie geriečius ir blogiečius ir nežinau, kurios tiesa, kurių pusėje, bet, aš noriu tikėti, kad ir kibernetinio saugumo įstatymas ir bendrasis duomenų apsaugos reglamentas mus jau išmokė tam tikrų dalykų, kaip tas grėsmes užkardyti. Ir, Ernesta, vėl aš noriu prie jūsų grįžti ir man va čia dabar klausimas kyla. Tai jeigu mes jau esam pasirengę ir laikomės bendrojo duomenų apsaugos reglamento, bet tikrai matome gėrį tame, kad kursime ir dirbtinio intelekto įrankius. Tai ar mes jau čia esam pasiruošę tam ir jau galim pirmyn žygiuoti į priekį, ar visgi tų esamų priemonių gali neužtekti? Tai manau, kad pirmiausia, jeigu jau mes dirbam pagal BDR, esame įsidėgęs tam tikras priemonės, tai jau turim labai stiprų pamatą, judėti toliau, ta atspirties taškas tikrai yra geras, tačiau vien BDR tam tikrų priemonių tikrai nepakaks, nes aš kaip ir prieš tai gal minėjau, kad BDR-as kalba, kaip tos duomenys teisėtai gauti, ar ne, juos laikyti, prižiūrėti, bet jau mes kalbam apie dirbtinio intelekto sistemas, modelius, kurie jau naudojami, tai be abejo, pirmiausia yra duomenų kokybė, ar ne. Bet iš tikrųjų toks praktinis patarimas, nuo ko reikėtų pradėti žiūrėti, tai turbūt persižiūrėti, ar tos organizacijos apskritai turi kažkokią vidaus politiką dėl DAI naudojimą. Ir šiai dienai, kiek žinau, valstybinė skaitmeninių sprendimų agentūra tikrai yra išleidusi tokias gairės, taisyklės, kuriomis remiantis, tarkim, kiekviena institucija gali pasižiūrėti, prisitaikyti savo. Ten yra tikrai labai plačiai aprašyta, į ką reikia atkreipti dėmesį, kokius momentus akcentuoti, ar ne, kad tas naudojimasis būtų sklandesnis. Tai čia turbūt tokia viena dalis. Taip pat reikia pabandyti įtraukti tam tikrus DAI aspektus į esamas rizikas ir saugumo valdymo procedūras, nes tikrai manau, kad kiekviena organizacija turi
tokias procedūras, nes tai yra turbūt irgi kertinis, kertinis dalykas, kad įmonė veiktų sklandžiai, efektyviai. Na ir, aišku, planuoti tą poveikio vertinimą pagrindiniams teisėms, jeigu tai yra, kaip sakant, valdžios ta institucija, ar ne, kuriai galioja didžiaja dalimi tas poveikio vertinimas dėl didelės rizikos DI sistemų. Nes iš tikrųjų reikia pirmiausia įsivertinti, tai kokio lygio ta mano kuriama dirbtinio intelekto sistema. Ar ji man tik darbą palengvina, ar ne? Tai yra tik tai procesai kažkokie, kur duomenys, dokumentai geriau suvaikšto, ar ne? Tas procesas palengvėja. Ar vis tik aš jau teikiu kažkokias paslaugas visuomeniai, ar ne? Ar tai yra tas poveikis. Ir vat, einant per tuos kritinius, perinant tą kritinį kelią, susižymintas visas probleminės vietas, tada galima judėti toliau. Bet aš manau, kadangi mes visi esame, ne visos tos interesuotos šalis esame dar toje pradinėje stadijoje, tai tiesiog mes kaip tarnybas stengsimės konsultuoti, padėti, įsivertinti, kiek įmanoma, taip pat VSSA, ta pati mano minėta, bus šitai viešajam sektoriui pagalbininkas kaip konsultantas šioje vietoje ir taip pat turime šitą smėliadėžę verslui, kuri taip pat jau lapkričio mėnesį pradės savo darbą ir tiesiog verslas galės ateiti, pasikonsultuoti, pasianalizuoti, tai kaip tą kelią praeiti, kaip padaryti, kad viskas būtų sklandu. Tai kaip aš sakau, vienybėje jėga ir manau, kad kažkaip bendrom jėgom turėtume pasiekti tai, ko mes norim. Na, jūs man užbėgot net už akių, Ernesta, ir ką aš labai norėjau šiandien išgirsti, būtent apie smėliadėžes, nes, na, valstybė tikrai turi interesą padėti, taip, nes nepaisant to, tikrai iš ne vieno šiandien pašnekovo girdėjom apie tas rizikas įvairiausias ir ką Ginta labai teisingai pasakė ir paminėjo, tikslasgi tas responsible AI, taip, atsakingas dirbtinis intelektas. Nes tos ne šiaip sau raudonos linijos nubrėžtos pačiame akte ir mes visi suprantame, kokiosgi pasiekmės gali kilti, jeigu mes neatsakingai žiūrėsime į tai, ką kūrėme, į tai, ką vystome. Ir, na, vartotojas, aš pradžioje pačioje renginio minėjau, kad visgi turime kelti pasitikėjimą paslaugomis ir apskritai vykdoma veikla, nes mes galim pasakoti, kokie mes skaidrus, bet jeigu mes nesukelsime pasitikėjimo tuo, na, tai gali, nu, tokios fatališkos, mano nuomonė, pasiekmes yra, kai mes, na, paneigiame bendrai pasitikėjimą valstybę, verslu ir bet kokiam paslaugom. Ir turbūt paskutinis labai labai trumpai, vat, norėčiau Linos trumpo komentaro vis tiek. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, na, ne viena veikia, taip, laukia ir yra kitos priežiūros institucijos. Lina, o kaip jūs girdit, kokias kitų institucijų rekomendacijas ar išvalgas, gal nereikia čia mums to dirbtinio intelekto, nors su kuo aš labai nesutinku. Tai labai trumpai, gal kažką girdėjote, čia jau žinot, aš noriu pasiteirauti pabaigai apie gandus. Taigi, kalbant ar ne apie tai, kaip ES duomenų apsaugos priežiūros institucijos vertina patį dirbtinį intelektą ir jo pasitelkimą, iš pradžių labai svarbu atkreipti dėmesį, kad ši pozicija nėra vienareikšmiška, bet ji labai aiškiai grindžiama skaidrumo ir informavimo principais. Europos duomenų apsaugos valdyba, ar net atstovaudama visas priežiūros institucijas, pabrėžia, kad dirbtinis intelektas savaime nėra nei geras, nei blogas. Viskas priklauso nuo to, kaip jis kūriamas ir kaip jis naudojamas. Taigi toks trumpas komentaras, svarbiausia, atsakingai naudokime. Tai ačiū labai kolegės Ernesta, Lina, Ginta. Na, iš tiesų, žinokit, šiandien renginio metu aš gaudžiau kiekvieną sakinį asmeniškai, nes aš jį visą laiką perleidžiu per save ir žymiu savo varneles mintyse, kokie tie namų darbai yra apskritai būtini mums kaip valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai, bendrai turbūt kokie klausimai yra aktualūs aptarti bendradarbiaujant ir su ryšių reguliavimo tarnyba, nes dirbtinis intelekto aktas yra ir apie bendradarbiavimą tarp kompetitingų institucijų, rinkos priežiūros institucijų. Ir akivaizdu turbūt, kad labai aiškus ir tas lūkestis iš privataus sektorio, nes sektorius, na, labai aiškiai identifikuoja, kokie klausimai kyla, galbūt kokie iššūkiai kyla ir, na, poreikis, nes, na, valstybė ir su smėliadėžėm, koks tikslas yra padėti ir tam pačiam verslui, konsultuoti, leisti tų duobių mažiau pasigauti, taip, eisme bendrame, o tai eismas iš tiesų yra bendras.
ir jisai tikrai nėra atskiras. Tai ačiū labai kolegos ir pranešėjom visom, Jūratė dabar nedalyvauja, bet visiems dalyvavusiems ir visiems klausiusiems, nes tema yra aktuali ir aš įsivaizduoju, kad prie jos verta grįžti dar ne kartą. Tai ačiū dar kartą ir iki kitų susitikimų. Viso geriausio. Ačiū.